Čia bus garantuotai, pradėsim šnekėti, bus eisi tūlika, taip. Tada čia visą. Turėsiu vieną ten susitikimą, bet neatrašo, tai gal ir neturėsiu. Svarbu rankoje neprimyštų. Jau girdi toks. Atsimenu vieną grupiokę, kuri visą laiką krapštydavo užpakalį. Visos klasės gauna naujas auklėtojas, o mūsų tipo ta pati. Aš taip pradėjau savo karjerą, gaudžiau drugelius. Pirmas vaidmuo yra drugelių gaudytojas. Gaudytas jo su mėlyna maikė ir kibirkštis kitoj vietoj variklio ir ugnis taip. Ir mes tiesiog abudu ten pradėjom rėkt, pradėjom bėgt, bėgom į mišką ir tiesiog tas, grinai, vat, kai būna filmuose tas tarp lapų toks. Aš taip įsivaizduoju, jeigu filmuotų, žinai, kažkas iš šono. Sėdi bičas, atsirėmęs į motorolerį, Barcelonai ir girdi. Nauja rubrika pas mane yra kvaili klausimai. O, ir toks kvaili klausimai. Iš 18, gerai, 23. Aktoriai pas aktorių. Labas, žmogau, esantis kitam ausinių gale, o gal ir ne ausinių, gal super galingos garso sistemos, gal mašinos kolonėlių, o gal tiesiog telefono gale. Smagu ir malonu, kad vėl pasirinkai būtent šią tinklalaidę, nes mes, aktoriai, tau esam paruošę pasakojimų iš savo slaptų užkaborių, istorijų iš kulisų ir šiaip iš savo įprasto gyvenimo. Šiandien su manim savo istorijomis dalinsis kol kas dar jaunosios kartos aktorius, nuostabaus balso savininkas, ypatingai perspektyvus dainų rašytojas, YouTube video kūrėjas. Ir patikėkit manim, nuostabus ir šiltas žmogus, Mantas Bendžius. Labas. Labas Rokai, ačiū už tokį gražų ir išsamų pristatymą. Labas visiems, kurie klausys. Nieks čia mūsų neklauso. Atsidarykim statistiką dabar ir pasižiūrėk. Ne, per skaudu. Aš vis laik sakau, parašykit, kas klausot. Parašo gal, du kolegos. O šiaip žmonės nerašo. Man šiaip žmonės nerašo. Tau rašo per Instagramą, pavyzdžiui. Jeigu prašau, ar šiaip, tipo? Šiaip, arba prašai. Labai retai kažkas parašo kažką, žinai, kas jiems ten surezonuoja. Dažniausiai su gyvūnu surezonuoja kažką, žinai, juokinga, nes žmonės daug kas turi ir, man irgi, žinai, taip. Jeigu ten šiaip kažką pats labai, žinai, tai nebūtinai. Aš per daug kažkokių tokių klausimų dažnai neklausiu viešai, žinai, tai į tą pusę ne. Bet jeigu padarai kažkokį konkursą, pavyzdžiui, dabar paskutiniu metu dariau ten porą konkursų dėl bilietų, žinai, koncertą. Nemokamą bilietų. Jo, kad tipo... Tada tai aišku visi. Tai tada tikrai jo, parašo, žinai, gauni tą... Bet buvo, atsimenu, anksčiau ten būdavo tas populiarus toksai dalykas, kur klauskit manęs ten kokio nors klausimų, tipo, ir atsakysiu, ten turiu laiko. Tai anksčiau, kai buvo tas bumas, kai tik atsirado tas toksai formatas, tai jo, ten padarydavai, klausdavo. Dabar kažkada... Gal prieš kokį pusmetį, gal dar biškį anksčiau bandžiausi, tai, taip vangiai, žinai, kažkas kažką paklausė, bet taip supranti, kad žmonėm jau kažkaip atsivalgė visi to tokio, žinai, interaktinimo labai, žinai, su tavim per tos socialinius tinklus ir iki galo niekam jau turbūt taip ir neberūpi. Gal tikrai geras žodis, atsivalgė. Tikrai, aš manau, žinai, kai anksčiau būdavo, ten atsirado, ten visi vieni kitus tagindavo, tada ten ateina pas tave krūva, ten naujų kažkokių žmonių, toks labai, žinai, būdavo. Dabar kažkaip visi taip kritiškiau, manau, pasižiūri, kas čia tas žmogus, įdomu, neįdomu, nesek. Žinai, taip labai, nes aš, pavyzdžiui, irgi pats taip, žinai, darau, kad ten kažką sekti ir žiūrėti, ne, aš taip pasižiūriu. Nežinau, ar man čia labai aktualu, žinai, tai jeigu reikia kažko vienetiniam atveju susirandi. Nebent daryti turi skandalus arba būti politikas. Visiškai, iš tikrųjų, jo, arba tada jau, kas arčiausiai mūsų pusės, tai iš viso to dalyko, žinai, juoktis ir komedijuoti ir vaidinti kažkokį juokingą turinį, žinai, tada tik tais ateina tie žmonės ir kažkaip prašo, bet jo, nėra labai, kad ten, žinai, visi rašytų krūvom. O YouTube, daug gaunat komentarų? Būna, jo, bet YouTube kažkaip visai kitokia platforma, ten žmonės kažkaip nepatingi rašyti, pakomentuoti, pavyzdžiui, jeigu pasakai, kad parašykit nuomonę, kaip jums toks formatas, tai ir parašo žmonės, atitinkamai nuo tiek, kiek tave pažiūri, aišku, žinai, ten jeigu 100 žmonių pažiūri, tai parašys tas procentas, bet jeigu, žinai, pažiūri tave tenais
sakykime, nežinau, ten 50-60 tūkstančių, tai aš pasižiūriu, nu ten turim omeny po kitais žmonėmis, tai tu pasižiūri komentarus, ten, žinai, 700, tai ten visai atrodo kitoks toksai, kitokia ta platforma, jinai kitaip veikia ir kažkaip žmonės ten atrodo sąmoningiau žiūri ir jie supranta, kad tas kūrėjas iš tų komentarų, iš tų laikų ir subscribe'ų gauna didesnę algą ir jis dėl to gali kurti tą turinį, žinai. Gal tiesiog ilgesni video, Jo. žinai, žmogus daugiau skiria laiko, Jo, ir jis o tada Instagramas yra toks greitas maistas. Visiškai, jo, visiškai. Nu, nuklydom čia gerai. Nuklydom jo kažkokį čia. Kas buvo baisiau? Pasipiršti ar filmuotis nuogiems? Tai galvoju dabar, pasipiršti gal buvo tikrai ir svarbiau, ir baisiau, bet tas baisumas toks kitoks, žinai. Aš iš tikrųjų tai galvojau, kad man žiauriai gerai pavyks pasipiršti ir taip, žinai, nu taip labai, taip... Filmų įtaka? Jo, tikrai toks, bet aš ten atsiklaupiau visą, žinai, apsidrėbėjęs visas ir nu, žinai, toksai. Tai tas jausmas jo, bet iš gerosios pusės, žinai, jisai buvo baisus toksai. O nuogam tai, nežinau, kažkaip ten, kažkokio momentu šiek tiek būna nejauku, bet paskiau tu, žinai, jeigu darai kažkokį darbą, tai ir darai, nu, jeigu supranti, kodėl čia taip reikia daryti, žinai, tai kažkaip, nežinau, gal kad aš niekada per daug nesigėdėjau, nei ten savo kūno, nei kažko, toksai darai, žinai, ir tiesiog turi būti normali priežastis tam, o ne šiaip, kad, žinai, Mintis. Jo, Dėl ko tai darai? pabūk nuoga, žinai. Mhm. Nu, ten jeigu yra kažkokia, sakykime, filmuojasi ir yra intimi scena, meilės kažkokia, nu tai, žinai, neklausi režisierių, o kodėl iš čia nuogas? Žinai, toks. Tai čia tie savaime aiškus, bet jeigu būna kažkoks labiau meninis sprendimas, dažnai teatre koks nors, tai toks jo pasiklausi, kaip čia ką. Filmavimo aikštelį, kiek žmonių buvo? Dabar paskutiniam, kai filmavausi seriale, tai... Ne, tam klipe, kur jūs nuogi filmavo. Ai, tenais, klipe, tai... Nes, žinai, žmogus sėdi prie ekrano, žiūri jūs du, Yeah. arba ten jūs po vieną, ir atrodo viskas taip jaukiai, fainai, bet ta virtuvė, žinai, vat, Jo, kaip jo, jo. jūs stovit, sukatės ant Ant tos kažko- platformos, jo. platformos, o priešais jūs kiek kamera, garsis, garsis Ne, buvo du žmonės. Du žmonės. Du žmonės. Operatorius ir jo šviesų irgi nebuvo, tai operatorius ir tiesiog kolega, kuris, žinai, dirba ir žiūri ir padeda, tipo. Tai buvo jo. Bet mes daugiau mažiau viską filmavom, žinai, iki pusės apsirengę, tiesiog paskutiniam kadrui, žinai, nusirengėm, tai jie iš vis išėjo, žinai, mes nusirengėm, atsistojom, įsitaisėm ir jie tada parėjo ir nuspaudėm, žinai. Tai... Man šitas labai juokinga būna. Aš kažkada, pirmą kartą turbūt filmavaus nuogas duše, sako, bet žiūrėk, nu čia labai ten derino, čia ar galėsi, ar negalėsi, Jo. žinai. Sakau, nu viskas okei, man tipo negėda. Mes tau sukursim aplinkybės, žinai, bus tik tai operatorius ir garsistas. Nu ir iš tikrųjų operatorius, garsistas, nieko daugiau, bet už durų yra taigi tas, nu, monitorius Jo. prie kurio visi suspitę ir žiūri. Jo. Nu jo. Yra šitas, jo. Augai Jurbarke. Jop. Pačiam Jurbarke ar kažkur? Pačiam. Sakykime, mieste, bet ne centre, o tokiam miesto pakraštyje, bet, žinai, dar skaičiaus ne rajonas ten, o miestas, žinai. Ėjai į darželį? Ėjau. Atsimeni, ką nors iš darželio? Atsimenu vieną grupiokę, kuri visą laiką krapštydavo užpakalį. Nežinau, kodėl, bet aš ją puikiai atsimenu, jinai visada krapštydavo užpakalį. Ir atsimenu maistą kažkodėl, tai tokius virtinukus ir tą kvapą. Tai va čia, bet man jie labai patiko, tai va šitą momentą, kur juokingas jo, kad krapštydavos visada. O daugiau kažkaip... Kas vaikui įstringa? O daugiau... Nu, atsimenu, kad vat, kažkaip sunku man būdavo miegoti, tai ten po kažkurio metu susiderino, nes ir dar kitiems keliams vaikams nėjo miegoti, kad mūsų, kol visi miegodavo, išleisdavo į rūbinę, mus ten būti žaisti. Tai va šitą atsimenu, kažkaip sudėtinga man būdavo miegoti, nežinau kodėl. O daugiau, tai taip jau prasiplovė viskas. Mokykla. Pradinės klasės. Atsimeni, ką nors iš pradinių? Gaudynės tik kai žaisdavom, atsimenu, man atrodo, gal 4 klasė jau kai išeidinėjom, gal į 5, atsimenu, kažkaip buvo kažkoks žiburėlis, ten tėvai buvo ir mes ten vieni po mokyklą lakstėm, jau ten nebuvo žmonių, tai atsimenu, va šitą labiausiai
su klasiokais bėgiojom ir net buvom su šitam tokiam golfom, atsimenu, pilkom, žinai, jos net šlapios buvo. Tai va šitas kažkaip iš pradinių daugiau. Dar atsimenu mūsų auklėtoja buvo tokia matematikos labai mylėtoja. Ir aš dabar suprantu, kad jinai mus apgaudinėdavo, nes jinai, pavyzdžiui, sakydavo, mums yra kūno kultūra ir jinai ateina ir sako, nu žinokit, salė užimta, tai nepavyks, tai pasidarysim čia klasėje kūno mankštelę ir tada galbūt kokią matematiką. Ir tuo metu tu toks, žinai, sėdi ir, blema, kaip čia taip užima, nu, okei, žinai, nu ką darysi, žiauriai liūdna. Bet tu supranti, kad iš tikrųjų tai pamokos laikas, tai tau jau buvo paskirtas, nu, niekas ten negali nieko užimti, žinai. Tai ir jinai, tai va, tą matematiką mes papildomai spręsdavom. Ir dar būdavo ilgoji pertrauka, man atrodo, 15 minučių, tai jinai mums darydavo 10 minučių ir jinai tokiam trikampį būdavo mūsų, žinai, visas tas klasės ir visos čia ketvirtos ar ten, ir visi būnam tai pertraukoj. Ir jinai lieka dar 5 minutės, visi vaikai laksto, jinai išeina su savo varpeliu, taip, din, 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 din. Ir mes jau B klasė jau eina į vidų, jau nusiramint, ruoštis jau į pamoką, žinai. Bet jinai tokia griežta buvo, arba taip? Jo, jinai tokia keistai griežta nebuvo, jinai kažkokia tokia, žinai, kur ten labai bloga, bet turėdavo savo tokių kažkokių dalykėlių, tokių biškių. Bet užtat labai gerai matematiką išmokai. Įsivaizduok, tikrai man matematika nelabai sekėsi. Tai va tuos dalykus atsimenu. Bet ir didžiausia, nu kaip čia, dabar iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai man nei čia trauma, nei ką, man tiesiog juokinga, bet tuo metu buvo labai, labai liūdna, nes tu, kai baigi 4 klases, tu išeini jau į 5, visada keičiasi tavo auklėtoja ir tu eisi po visus kabinetus ir tu to lauki. Ir mes ateinam į rugsėjo 1 ir sužinom, kad mūsų pradinių klasių auklėtoja nusprendė tapti nebe pradinių klasių auklėtoja, o toliau mūsų auklėtoja ir jinai bus toliau mūsų tiesiog auklėtoja. Tipo. Ir mes ateinam ir visos klasės gauna naujas auklėtojas, o mūsų tipo ta pati. Ir mūsų visų reakcija tokia, kad kodėl, va. Ir iki kada jinai buvo? Jinai buvo iki 9 gal klasės. Wow. Jo. Nu toks, žinai, kažkoks toksai, bet po to jinai ten pati persikvalifikavo, nebenorėjo, žinai, su tais jau visai mažais vaikais, tai jinai po to tiesiog buvo etikos mokytoja, tai aš pas ją lankydavau etiką ir jinai buvo mūsų auklėtoja, žinai, tai dabar taip irgi supranti, kad jinai tiesiog pavargo irgi nuo tų, žinai, kad augina, jinai norėjo išėti tą etiką pamokinti ir, žinai, šiek tiek paprasčiau, manau, ir jai, žinai, bet turbūt dėl papildomų ar finansų ar kažko pasiėmė dar mus kaip klasė. Jeigu dabar klausytų, jinai tai džiaugtus. Turbūt, jo, labai, linkėjom. Blemba, kaip nenorėjom. Kaip mes jūsų nenorėjom. Wow. O buvo krepšinį tu žaisdavai, ne? Aha. Nuo kada pradėjai žaisti krepšinį? Taip, žinai, žaisti, tai aš pradėjau, net neatsimenu, nuo kada pas močiutę aš gyvendavau ten kas antrą savaitę dėl mano tėvų darbo, žinai, tai aš tą savaitę kiekvieną dieną ir būdavau kieme ir žaisdavau aikštelė su vaikais, tai o taip, sakykim, kad jau kažkaip rimčiau, ar kažkokios net buvo mintys šiek tiek užėjusios, kad gal norėčiau pabandyti čia kažkaip tą krepšinį, nes pradėjau girdėti, žinai, pirmus gandus, kad kai kurie iš Jurbarko bernai išvažiuoja į Kauną, žinai, ten į Čiurlioniukus ar Saboniukus, dabar nežinau, kuri ten mokykla, o gal ir abijos Kaune. Tai toks kažkoks buvo užėjęs, bet taip iki galo, žinai, ir neišsivystė, bet labai daug laiko žaisdavau. Vasarą tai realiai nelabai būdavo iš tikrųjų Jurbarke daugiau ką veikti. Arba darai blogus dalykus, arba darai sportą kažkokį ir ten važinėjai dviračiai, žinai. Tai aš žaisdavau ir važinėdavau dviračiais, jo. O šiaip mokinys buvai geras, ar ne? Pažymiai. Pažymiais? Aš taip apie 7, 8, 9 va tame. Labiausiai toks 8, tai jo. Toks. Tai geras mokinys. Nu, toks kažkoks toks. Aš tikrai per daug nesistengdavau, žinai, kai ten būdavo visokie perlaikymai, kad ten, pavyzdžiui, parašai kontrolinį ir tada gauni jau iš kitos klasės atsakymus ir ten pasakai, kad nori perlaikyti mokytojai, žinai, ir tada su atsakymais perlaikai, kad būtų 10. Man kažkaip to nereikėjo, bet mano tėvai kažkaip niekada manęs taip, žinai, nespaudė, kad čia turi varyti, nes taip suprantu, kad dauguma moksleivių daro tą biškį ir dėl tėvų, nes reikia tų 10, žinai. Man kažkoks toks buvo, nežinau, biškį. Dar,
kam čia kažką meluot, žinai, ne aš ten daugiau skaitysiu, ne aš ten daugiau mokinsiuosi. Jeigu kažką ten daugiau mokinies, tai jo, tada gal ir perlaikai, bet kai žinai, kad tik su tais atsakymais, tai man kažkaip ne, man atrodo, tas 8 būdavo pilnai geras pažymys, žinai, toks tipo. Tai toks jo, vidutinis. Žiūrėk dar dėl krepšinio, kai augai, kas buvo tuo metu, į ką lygiuodavais, ką žiūrėdavai? Turiu menį jau iš profesionalių, ne? Jo. Nu, aš kažkaip visada tai, kadangi kai pradėjau žaisti kompu, tai pradėjau žaisti NBA nuo 2005, man atrodo, tai kažkaip aš su LeBronu Jamesu kaip augau, taip ir augau ir dabar vis augau ir dar vakar ar užvakar žiūrėjau Lakersų rungtynės atsisukęs, nes man jis kažkoks yra va toksai ir aš jo turiu ir plakatą namie ant sienos, tai aš su juo visiškai užaugau, žinai, tai jį lygiuodavos kažkaip į Lietuvos ar ten Europos, aš visai kažkaip nesekdavau, nežiūrėdavau, žinai, tas NBA toksai vis tiek, ypač man atrodo, paaugliam vaikam, žinai, toks iš ten ateina visi ir Kobe Bryant, tai visi, tai aš jos NBA kažkaip augau, bet labiausiai tai per žaidimus, žinai, prisižiūriu kažkokių judesių, paskiau varai pats karto, žinai, nu toks. Tai, bet jeigu taip reiktų išrinkti, tai LeBronas jau būtų mano staras. Crazy, 20 metų varo čiuvakas, tokiam lygiam. Visiškai. Vaivorykštė. Tai yra teatro būrelis, ne? Teatro studija, kaip čia pavadinti. Jo, jaunimo teatro studija. Kodėl ten taip norėjai, kaip ten atsidūrėjai? Nes tavo ir brolis ėjo, ir pusbrolis ėjo, tai jie nutempė, ar... Jo, iš tikrųjų, tai aš ten toks biški, kaip tas, po blato, kaip tas žodis vadinasi, nežinau, kaip čia pasakyti, žinai, kur toks, per pažintis, va taip pavadinkim. Buvo, kai rinko mano tų metų visą tą būrelio grupę, kažkaip pirmais, man atrodo, metais jie darė kažkokią atranką, kad tarsi tu turi užpildyti kažką ar ten nueiti, žinai, ir aš praleidau. Bet aš žinojau, kad jau mano pusbrolis, kuris 2 metais vyresnis taip grupėje bus, žinai, ir mano brolis buvo, ir dar kitas pusbrolis, ir aš toks, nu tai aš labai noriu kažką ir tam pusbroliui, ar ten gal net mano mama paprašė, nu kažkaip, žodžiu, kad kažkaip pasakyk, kad čia yra man tas toksai ir jis irgi norėtų, žinai. Tai ten su ta vadovė susisiekė ir jinai sako, aišku, tegul atvaro, tipo, viskas fainai, žinai. Tai va taip atsiradau aš tenais. O kodėl tu ten norėjai? Ten sklido kalbos, kad labai fainai. Jo, ten kažkoks toksai, nu vat vėl ta viena, žinai, mažo miesto ta problema, kad arba tu kažką užsiemi faino, arba tu darai, žinai, tos kitus dalykus. Nu, labai aiški ta atskirtis būdavo ir tu taip puikiai supranti, kad nori daryti kažkokius pozityvius ir įdomesnius dalykus, žinai. Ir dėl to kažkaip ten labai norėjosi. Tai pavyko tenais atvaryti ir mano, atsimenu, pirmas vaidmo buvo, tai aš, nes jau jie buvo kažkaip ten pradėjo statyti spektaklį ir nebeliko tų vaidmenų, tai aš atėjau ir su tinkleliu drugelius turėjau ten kažkaip gauti. Mano buvo toks personažas. Aš įsivaizduoju, žinai, šitos, neauklėtojos, o būrelio vadovės, kur, bliam, ką čia tam vaikui duodi. Žinai, žiūri aplinkui, tinklelis, imk, žinai, kur. Jo, ir aš... Ir tėvam bando įrodyti, kad čia labai svarbus vaidmuo. Taip. Tai mano, aš taip pradėjau savo karjerą, gaudžiau drugelius. Pirmas vaidmuo yra drugelių gaudytojas. Gaudytojas, jo, su mėlyna maikė ir man atrodo, ten irgi buvo drugelis toks ant tos maikės ir aš gaudžiau. Aš jau dabar neatsimenu, kas ten Arnas Ašmonas vaidino tuo metu pagrindinį. Tai jo. Bet aš taip tame būrelėje, sakykime, kiekvienais metais aš taip vis didėjo mano vaidmenys, aš taip, žinai, broviausi į pirmas eilės. Tai visai fainai. Bet šiaip Jurbarkas nėra didelis, 10 000 gyventojų, bet iš ten kilę ir žiauriai šiaip daug žmonių, vargonininkų kažkodėl labai daug, nežinau kodėl. Svargė visi. Bet skulptoriai, rašytojai, šitasgi, Šabaniauskas, Glinskis, vienas iš pirmųjų režisierių, tokių garsių. Kas ten yra tam Jurbarke? Nežinau, gal kažkaip tas, taip iš anksčiau žiūrint, gal kažkaip tokia tiesiog vieta, ten tas Nemunas, žinai, ten manau, kad nemažai laiko praleidę visi va tie tokie, žinai, skulptoriai visi, nu žinai, kaip būna anksčiau, ten vaikščioja palei Nemuną, ten tokie peizažai, nu tikrai tokie, šiaip
į tą krantinę, kai nuvažiuoji, ten pasivaikščio, tai tikrai toksai... Aš dabar praeitą vasarą važiavau link Jurbarko ir ten yra beveik nuo Raudonės, kažkas iki mano namų gaunasi 10 km ir ten yra gražus dviračių takas padarytas. Ir aš sakau, Gretai, sakau, paleisk mane, aš čia bėgu iki namų, tu važiuok, žinai. Ir aš tiesiog ten bėgo tą 10 km po ilgo laiko, aš esu ten kažkada važiavęs tą taką, tai tikrai taip bėgu ir galvoju, Jėzau, kaip čia gražu, žinai, taip, labai tikrai gražu. Tai manau, kažkiek tas visada įtakoja. Aura. Kažkokia jo ir tas, atsimenu, aš kai augau, mes kai važinėdavom ten į tuos kitus jaunimo festivalius, nes ten kažkaip yra, kad pastatai tas spektaklius ir tada važinėjai vieni pas kitus po festivalius. Tai čia nei kažkaip girintis, nei kažką, nei tuo metu aš labai suvokdavau, ar ten kažkaip labai rūpėdavau, tiesiog būdavo smagu, bet mes viską tiesiog laimėdavom. Ir mes buvom kažkodėl geriausi, mūsų šokių kolektyvas Jurbarko Šypsena tarp visų tų šokėjų festivalių irgi viską laimėdavo ir kažkaip ta Vaivorykštė ir Šypsena buvo toksai, tikrai toksai pasididžiavimas ir visi kažkaip ten norėjo patekti. Mes, pavyzdžiui, kai pastatydavom tą jaunimo spektaklį, tą va tokį, ateidavo visada premjeras, pilna salė, tai beveik 600 žmonių, pilnas kultūrnamis, pirkdavo bilietus, žiūrėdavo, plodavo ovacijom. Suaugę žmonės ateidavo ir žiūrėdavo į mus ten 16 mečius, kaip mes vaidindavom ir ten plodavo jie atsistoję. Tai, kažkas buvo, žinai, tuo metu aš net nežinau kaip, bet kažką tikrai fainai darėme ir manau, kad pagrindė tai čia tos Birutės vadovės nuopelnas, jinai, visiškai buvo atsidavus ir nei kiek tu kaip vaikas negali žvelgti, kad jai kažkas nerūpi arba kad jinai tingi, jinai tikrai žiauriai kažkaip su meile visą tą darydavo ir aš manau, kad čia pagrindinis dalykas. Tiesiog jinai ir dabar buvo šį penktadienį 40 metų Vaivorykštės jaunimo teatrui. Tai jinai visą laiką? Jo, jinai visą laiką. Ir dabar vėl irgi yra nauja grupė ir viskas. Man tiesiog nepavyko grįžti, nes keletas iš mūsų grupės grįžo pasveikinti, man nepavyko dėl repeticijos, bet jo, viskas vis dar vyksta ir tik tais gal per visus tuos metus, tai būtent iš mūsų tos grupės tai ir buvo daugiausiai žmonių, kurie nuėjo kažkaip profesionaliai. Tai aš, Arnas, ir tada dar yra mūsų toksai Tadas Radišauskas, jisai Klaipėdoje baigė, bet jis dabar labiau su renginiu, bet, sakykime, vis tiek profesionaliai. Ir dar mergina tokia Lina, kuri irgi Klaipėdoje režisūrą baigė. Tai vis tiek jau 4 žmonės iš būrelio, kurie, žinai, kažkaip profesionaliai daro tą meninę veiklą, žinai, tai, nes visose kitose tai būdavo tokia tiesiog, kol tu mokykloje, žinai, būni, tai vat, tai šiaip tai labai, manau, kad tas būrelis man, nežinau, pamačiau iš tikrųjų daug spektaklių, nes vis laik kitos festivalius kviesdavo bent jau vieną kažkokį profesionalų teatrą, žinai, tai vis laik pažiūrėdavai. Pirmą tokį, kur mačiau profesionalų, tai kaip jisai dabar vadinosi, kurį menų spaustuvėje rodė, nebeatsiminsiu. Tas bičiukas, kuris pats parašė tą spektaklį ir jame vaidino, irgi Instagrame ten darydavo tokius, kuris piktas vairuotojas. Žinai gal? Piktas vairuotojas? Jo, ten buvo prieš metus gal kokie labai populiarūs. Žinau. Ir tada vienas vaidino labai vyresnio amžiaus aktorius, jie ten 3 vadino, lubos, grindį, kažkoks tas spektaklis. Bet tu žinai, apie ką aš kalbu, ne? Tai va čia buvo mano pirmas toks, kur aš pamačiau ir aš atsimenu, mes ten sėdėjom pirmoje eilėje ir aš ten... Julius Paškevičius. Va, man atrodo, kad Julius tai tikrai jo vardas, jo. Taip, Julius dar, jo. Bet va šitas spektaklis ir atsimenu, man taip labai jisai... kažkaip suvirpino, nežinau, tai vad, žinai, vis tiek tu kažką darai, vaidini ir pamatai tuos dalykus ir, vis tiek, aš tai kažkaip manau, kad didžiąją dalim to būrelio dėka įsikvėpiu daryti, žinai, kažkokius tokius, ką dabar darai. Gerai, buvo čia gražioji pusė, bet buvo tokių dalykų, kad gastroliuodavot po Lietuvą, nakvodavot, kai buvot paaugliai ir man pasako, kad naktim šėldavot po tūlikus. Yeah. Ką ten darydavot? Viską, nežinau. Daug visko jo darydavom, nežinau net ką čia palauk. Mes su Arnu tai turėdom savo tokią nesąmonę, kad atvarom į tūlikus, įeinam į vidų, juos užrakinam ir išlipam per viršų.
Ir tada įsivaizduom, kaip žmogus, kuris ateina ir žiauriai nori tūliką, pavyzdžiui, rimtesnio reikalo, jis negali įeiti. Ir Bet visi... jūs nematėt realaus. Ne, įvykio, nematėm. Tiesiog vaizduotis suveikia stipriau, ne? Bet mes visą laiką šitą darydavom. Šiaip labai daug. Iš tikrųjų, tai manęs Arno vos neišmetė 2 kartus. O, ne, palauk čia. Nu čia tuoj, čia aparatas išsijungs. Prasivalyti. Čia toks self-cleaning. Jo. Mano tėvai, man atrodo, šitą reikia turi. Gerai, kad ne seneliai. Viską nekavo. Viskas, pasakok toliau. Tai porą kartų mūsų iš tikrųjų vos neišmetė. Taip, jeigu rimtai. Vieną kartą jau turėjom tokį rimtą pokalbį, kur jau ten vadovė ir verkė ir vos jau sakė, kad viskas varykit. Nes mes ten, kažkoks buvo užėjęs momentas, kur mes ten viską, nežinau, viską daužėm, viską darėm kažkaip, vis tiek ne taip, kaip reikia. Ten per spektaklius mes užkulisiuose tiesiog kažkokius saltus darom. Senoje vyksta vaidinimas, mes ten nuo rankų šokinėjom, žvejų rūmuose. Tai net patekęs į tokią terpę, žmogus, tu gali pasirinkti. Arba eiti į teatrą, į būrelį, daryti kažkokią kultūrą kurt, arba gali eiti laukais, griauti, gerti, ten rūkyti. Yeah. Bet tu net patekęs į tokią terpę, tu vis tiek turi kažką blogo daryti. Aš nežinau, mes kažkaip su Arnu vienas kitą labai, man atrodo, pakurstydavom ir bet kažkokia tokia, kaip čia, ironija, kad mes dviese tapom aktoriai, žinai, matyt kažkoks tas buvo dar virš to, kad darai čia tą būrelį tyliai ir vis laik norėjęs tom taisyklėm proto matyti ribose, bet vis tiek kažką tokio ne iki galo tai buvo, žinai, užteko to tokio, reikėjo dar kažkokio vidinio tokio parako, kažką paveikti, kad iš vis būtų smagu, žinai. Tai atsimenu, ten tą mūsų kambariukie, kur būdavo visi trofėjai vaivorykštė, žinai, ten, viskas ten sudėta, sukaupta per tiek metų ir aš tiesiog sudaužiau kažkokį drugelį, matyt, labai labai svarbu vadovė ir jinai ten apsiverkė ir jau išėjo ir galvoju, viskas mane išmes, žinai, mes ten paskiau galvojam atsiprašymus, ten kažką ten su Arnu susirašinėjom, žodžiu. O tose festivaliuose tai jo, naktim ten, žinai, visko būdavo ir ten bėgdavai pas tas kitas grupės, ten gaudydavo tos budėtojos, ten slėpdavaisi, kažką irgi esam sudaužę, ten stiklą. Yra miestų, kurie nebenorėjo priimti vaivorykštės, nes... jo, dėl to, kad per daug tiesiog. Mums, kai būdavo su nakvynė tas festivalis, tai ir jeigu mes pirmą dieną vaidinam, o antrą ne, tai būdavo mums tada jau... gerai, pasiplanuojam kažką paveikti. Tiesiog. Bet būdavo grinai iš to, kad tiesiog padaryti kažkokias nesąmonės, žinai, ar ne tai, kad ten tiesiog prisigert, bet tiesiog padaryti kažkokių nesąmonių. Ten, pavyzdžiui, paauglystė. Jo, kitos grupės buvo ten tamsu ir durys. Ir jie visas duris atidarė ir visas duris apvarė lipne juostą. Ir žmogus eina į tūliką ir prilimpa, žinai. Geras. Jo, supranti, tokie dalykai tiesiog. Ir visada, žinai, tai... Ir kažkoks toks ėjo iš kartos į kartą ir tu žinojai, kad reikia daryti nesąmonės. Tu negali pavesti, žinai. Tai mes... Kaip krikštynas, žinai, geresnės padaryti. Tai mes kažkaip šitą labai fakelą norėjom nešti ir nešėm, man atrodo, sėkmingai, žinai, vos ne iki tol, kol reikėjo išeiti iš visų. Atsimeni Vokietijoj gastrolės? Jep. Man buvo 14 metų. O visiems buvo 16 ir kaip man pasako, jie jau galėjo gerti. Ja, tai čia Vokietijos įstatymai. Ja. Vokietijoj nuo 16 galima gerti. Kažkaip jo, jiems ten kažkaip ėjo. Man ėjo, bet ėjo. Ir man Arnas pasakoja, sėdim visi su bokalais, o man tai neša kolą, visi vokiečiai aplinkui žvengia. Jo. Ir buvo ten, aš atsimenu kažkaip, man atras, ten gal viena pirmųjų vakarienių toks labai ilgas stalas. Ir aš taip, žinai, prilaukiu, žiūriu vadovė, čia atsisėdo, tai aš į priešingą visai pusę, į patį galą, žinai. Tai aš ten paskiau taip nuo visų, žinai. Nes ten tie bokalai, ta prasme, žvėri, dabar tau pastatytų tą bokalą. Litrinį. Jo, tu toks... gerai, gal kažkaip išgersi, žinai. Tai, jo, ten buvo. Wow. Šiaip Vokietija ten buvo, mes ten ir lovą sulaužėm, žodžiu. Tai po Vokietijos jūs norėjo išmės gal? Ir po Vokietijos tai apskritai ten... Norėjau uždaryti būrelį. Jo, tikrai ten buvo labai blogai. Bet smagu.
Bet, atsimenu, mes ten atvarėm, aš jau tiksliai neatsimenu, bet ten mes viską veikėm, žodžiu, mus atėjo ten jau po to naktį ramint vadovė ir tada kitą dieną mes turėjom tokias eitynės, kaip supratau, visi ten tie būreliai, miestai suvažiavę turėjo tokį eitynės, ten mes su kažkokiais tokiais lietuvių truputėlį liaudės rūbais, ten kažkokį arklį reikėjo nešti ir visi perbalė, visiems bloga, visiems tipo, taip, žinai, ir aš taip, 16 metų. jo, ir aš įsivaizduoju, žinai, vadovė, jai tai, tipo, jinai. Tai jos reakcija mes važiuojam su autobusu, žinai, tą vietą ir visi va tokie. Ir vadovė tiesiog tokie akmeninių veidų, žinai. Ir einam tas eitynės. Karšta, bloga visiems. Žodžiu, šiaip tai labai. Realiai dabar jinai galėtų sėsti kalėjimą, žinai, dabar Jo, viskas ant tiek dabar sujaudrėja. tai, po Jėzus. Neįsivaizduoju kaip. Nes jinai, žinai, jinai varydavo be tėvų, be nieko, iš esmės. Jinai varydavo viena ir ten, žinai, dar kitas ten toksai gintaras, kur ten apšvietėjęs technikas, bet iš esmės, žinai, tai ne kaip dabar, žinai, ten tėvai varo į ekskursiją, bet mums reikia dar 30 tėvų, kad važiuotų kartu, žinai. Žinai, toksai taip. Tiesiog viena į Vokietiją, žinai, ir ten... Stiprybės, Birutė. Birutė stiprybės, jo, visiškai. Dar vieną balių. Hebra tūsino, tu buvai blaivus. Taip. Nežinau kodėl. Bet pasiskolinai mašiną iš senelio. Kuo viskas baigės? Iš kur tu trauki tas istorijas, liavo? Geras. Jo, aš pasiskolinau senelio tokį seną Passatą, B5 gal tenais ar koks, aš nežinau. Bet nesvarbu, žodžiu, ir mes važiavome tokį prisiminimų parką. Čia beje su tais pačiais vaivorykštės draugais, jo. Kažkaip ne į tą pusę veda. Bet ten kažkoks... Aš pasirinkau kultūrą, kad nedaryčiau nesąmonių. Jo, Flashbackai. Buvo, man atrodo, vasaros susitikimas mūsų toks po kažkiek laiko, tipo. Tai, žodžiu, nuvarėm tenais, pabuvom, jo, aš negėriau, vairavau. Ir, žodžiu, atėjo ten gal jau 2 nakties ir visiškai ten tamsu kažkaip, Jurbarke ten, man atrodo, 12 nakties kažkodėl išjungė visame mieste lempas tiesiog, tipo, tas gatvių, nežinau, tiesiog, jo, turbūt. Ir, mes važiuojam iš to parko, o tas parkas ten toks kelias visai žvyrkelis, žinai, ir jis šiek tiek toksai ir kalnuotas. Ir kažkaip tiesiog galvoju, davai, juokinga, pasidraskom čia su to Passatu, žinai. Ir aš kažką varau čia per tos kalnus, ten taip, žinai, protingai, bet tipo, toks kažkaip juokinga biškį tą Passatą pakankinti, žinai, toks, ir varom, jau išvarom į normalų kelią, žinai, viskas okei, jau važiuojam. Ir tiesiog mašina taip, užgesta, žinai. O vairas taigi be stiprintuvo ir mašina, kai tik užgeso, tas vairas iš karto akmeninis, žinai, aš taip staigiai į kelkraštį sukau, žinai. Ir aš toks, kas čia vyksta, bandau užkurti, nepavyksta. Ir tada man tokia mintis, senelis naktim nuo akumuliatoriaus nuimdavo tas klemas vadinamas, kad, netyčia neužsidegtų kažkas. Ir galvoju, bus jaučio nušokus, žinai, nes aš nepatikrinau. Mes nueinam, o visiškai juoda, žinai, iš telefonų kažką šviečia, atsidarau tą kapotą, žinai, tos klemos vietą, žinai, ir vieną pajudinu, ir kibirkštis kitoj vietoj variklio, ir ugnis taip. Ir dega variklis tiesiog, tipo, Passatas, benzinas, senas. O ten, žinai, tas variklis kažkaip, ten realiai dar 2 žmonės galėtų įlipti. Ten labai daug vietos, žinai, keli ten tie vamzdžiai, žinai, ir ugnis, tipo, ką daryti. Ir stoviu aš, Arnas ir tas Tadas, žinai, ir mes tiesiog tokie... Ir mes pučiam tą ugnį, ir mes užpūtėm, pradėjo tiesiog rūkti tokie balti dūmai, greitai Tadas į bagažinę, rado šitą... gesintuvą ir viskas stovim. Aš visas, žinai, kažką toksai drebu, tipo. Jiems tai vis tiek biškiai ir išgėrė, kažką, žinai, linksmiau, kažką, toks stresas, bet jie taip žvengia, o man tai visai nestresas, žinai, ir aš toks, ką čia dabar daryti, tikrai dabar negaliu užvedinėti to, žinai, tos mašinos. Gerai, skambinu mamai, žinai, 2 nakties. Atsiliepia, klausau, mama, sakau, senelio mašina užsidegė. Žinai, aš taip durnai pradėjau biškiai irgi. Be jokios, tipo, be jokio, kad viskas gerai, bet tiesiog, mama, mašina užsidegė. Jinai ten, žinai, kažką, bet šiaip netaip nuraminau. Tai po to nusprendėm, kad tiesiog atvažiuos ten tėvų draugas toks vienas.
mano tėtis buvo išvažiavęs ir partemsim, žinai, kažkaip senelį nenorėjau skambinti. Tai jo, atvarė jisai, palaukiam, kol atves tą mašiną, nutempėm tiesiog ir ją palikom, žinai, kitą rytą aš jau ten su seneliu susisiekiau. Nu ir, žodžiu, taip greitai laiku nušuoliuojant, žinai, nes senelis klausė, tai kas čia atsitiko, sakau, neįsivaizduoju. Nu, nieko nesakiau, kad aš ten, žinai, tą mašiną. Ir, žodžiu, susitinkam su seneliu po kažkiek laiko, jis jau ten parsivežė ją iš to servizo ir pasirodo, kad, sako, nu nežinau, kažkokiu būdu variklis nukrito. Vienas, kur laiko variklį, vienas kampas nukrito ir prispaudė tą laidą, kuris ėjo akumuliatorių, žinai, bet sako, nesuprantu, kaip tas galėjo variklis nukris, žinai. Nu, aš tai žinau, kaip jis galėjo nukris, nes buvo važiuota, va taip, kalnai, žinai. Tvarkingai važiavau. Ja, tai va tokia istorija, jo. Degantis variklis. Nenorėčiau daugiau matyti šitą vaizdą iš tikrųjų. Nebuvo linksma. Su Arnu aš, manau, daug filmuodavot visokių video. Ir jūs esat jau tokia YouTube'o karta, ne? Užaugę ant YouTube'o. Jo. Iš šito kilo visas tas kontento kūrimas. Net nežinau, galbūt kažkaip niekada per daug apie tai negalvojau. Aš atsimenu tiesiog, kad Arnas turėjo kamerą. Jis ten jau buvo kažką pradėjęs montuotis, kažką ir jis tiesiog, man atrodo, ar jis pasiūlė, ar kažkaip. Mes ten varydavom pas jį Smolininkus ir buvo ten ir apleistas baseinas, dar kažkas, ir mes ten tiesiog sugalvojom kažkokių daryti video. Tai ir jie kažkaip labai sėkmingai pavyko, aš atsimenu, mes ten tada padarėm apie tą apleistą baseiną Smolininkų. Nieko negalvodami, tiesiog padarėm tokį juokingą skečą. Ir pasigavo Jurbarko visą ten laikraščiai, viskas, kad vat, žiūrėkit, paaugliai jaunimas moko, vos nežinai, savivaldybę, kad reikia kažkaip gal apleistą baseiną prikelti ir kad nu, ta prasme, mes... Iš Bairio rimtas dalykas pasidarė. Ir ten visiškai, tai po mūsų šito video, po viso to, kaip nuėjo, tai ėjom po to prie to baseino, tai visi langai, viskas buvo tiesiog užkalta. Nu, padaryta, kad jau nebeįlystų, bet mes tada padarėm antrą video apie tai, kad statybininkas, tipo, nu, čia viską užkaliau, landžiojo, čia visi, nu, mes dar padarėm ant viršo, žinai, bairį. Yra šitie video YouTube'ai? Neįsivaizduoju. Manau, kad, nežinau, Arnas, man atrodo, pas save kėlė, tai aš manau, jis juos arba ištrynęs, arba gal paslėpęs, nežinau, ar jie dabar šiaip yra pasiekimi. Reiktų pažiūrėti. Bet ten... Man tai išvis jokinga ten save žiūrėti, nes mano balsas neįsivaizduoja, koks jis yra. Va, toksai, va, aš va, tai vadinu. Prasme, nu ten labai linksmi šiaip video, šiaip smagu. Toks geri atsiminimai, žinai, kažkoks smagus laikas buvo. Ir tas toksai pirmas kažkoks dėmesys ir supranti, kad čia kažką juokingai padarėm, kažką sukūrėm, kad visiems nuo to gera nuotaika, tie patys tėvai kažkaip žiūrėjo, žvengė, nu, toks iš visų geras kažkoks toksai, žinai, buvo atgalinis ryšys, toks paskatinamasis ir kažkaip smagu buvo. Tai mes po to ten toliau darėm kažkokius video, tada iš vis sugalvom ten vos nesusiburt kažkokią padaryti tokią kaip grupelę. Ten aš, Arnas, mano pusbrolis, toks Lukas Ignatavičius, mano brolis, tokį kanalą iš vis fantazavom padaryti, vat, kad 5 ir daryti visokius video, žinai, bet tada kažkaip Arnas įstojo, tada ten mano brolis irgi dar anksčiau išvarėsi Vilnių ir kažkaip išsibarstėm, žinai. Bet buvo toksai realiai pamastymai ir taip pagalvoju dabar, jeigu mes ten būtume tikrai darę ir gerai darę, tai iki dabar mes, manau, būtume labai didelių dalykų jau pridarę, žinai, ir jau būtų toksai kanalas, nu, manau, labai gal visai ir stipriai išsivystę, žinai, bet buvo kaip buvo. Bet visi nuo kažko pradėjo. Taip, faktas. Jaunimas jaunimui, stovyklos. Buvo toks reikalas. Jo. Atsimeni? Jo, mes ten, man atrodo, ten buvo, dabar nepamenu jau, kaip vadinosi ta jaunimo mūsų organizacija. Kažkaip gal panašiai ir vadinosi ir aš ten irgi jai priklausiau. Ir mes ten darėm vasarą tokias stovyklas. Tai labai jokinga, man irgi ten 15 metų ir aš jau stovyklos vadovas kažkokius. Bet kaip leisdavo? Nežinau, žinok. Ar jūs niekam nieko nesakė darydavo šitus? Tai gal ten ir buvo kažkas, pagrindinė ta organizatorė, tai jinai jau buvo, jinai priklausė, man atrodo, kultūros centrui ir jinai buvo ten pilnametė ir jinai visus dokumentus
sutvarkydavo ir jinai būdavo kartu su mumis, bet pagrindinės veiklas ir mokymus tai mes patys, vesdavom, žinai, bet jinai būdavo, jinai ir visus maitinimus jinai viskas padarydavo. Ir dar keletas jau paauglių, bet ypač ten kelios merginos, kur tokios labai atsakingos ir, žinai, kur labai viską žiūri, tai, bet viskas tai, ta prasme, buvo tai oficialiai per ją, žinai, per tą saugusį žmogų. Mes tai tiesiog buvom paimti kaip aktyvus Jurbarko jaunimas, kurį visi žinojo ir norėjo atvaryti, praleisti laiką su mumis, žinai, žmonės. Bet jūs darydavot iš kitų miestelių jaunimui, ar man atrodo, Jurbarke, manau, kad pagrindė, bet gal ir buvo iš apylinkių, žinai, bet jo, mus ten kažkaip žinojo visi tie, žinai, vaikai ir norėjo atvaryti. Ir tie tėvai, žinai, žinojo, nes atvarydavo ir ten į spektaklius ir viską, tokia, tipo, gera reputacija, žinai, fainai, va, leidžiam vaiką, išdrasins gal dar kažką, žinai, tai. Bet ten tos stovyklos, šiaip tai tikrai smagu būdavo, mes atvarydavom visą laik dieną prieš, mes pasidarydavom savo ten vakarėlį, žinai, toj vietoj ir tada jau kitą dieną kažkaip viską ruošdavom, tai šiaip smagu būdavo, jo. Tėvai žinojo, kad pasirūpinsim vaikais, užrakinsim tūlikę, prilipinsim. Taip. Naktinius gąsdinimus atsimeni? Mhm. Ja. Sakė Arnas, buvo vienas, kur patys labiau peršikot, negu išgąsdinat. Aš tai iki šios dienos negaliu paaiškinti, kas ten buvo. Ir, ten mes nuėjom į mišką gąsdinti, susitarėm, pasiskirstėm, žodžiu, grupelėmis po du ir tam tikrose vietose išsidėliojom, kad kas kažkiek laiko gąsdintume tą grupę, žinai, kurią visą ves. O ten mes buvom tokiam kaimelį, kur, žinojom, kad ten tas kaimelis, žinai, nėra pats saugiausias ir ten visokių vis pravažiuodavo, žinai, su visokiais golfais ar ten BMW, žinai, kažkokie tokie su treningais, žinai, visi tie dalykai. Ir mes ten nuėjom į mišką su Arnu ir jau čia tarėmės, tai žiūrėk, tu čia nugriūsi ir tada aš čia nugriūsiu, žinai, kažką ten galvojom ir tada sugalvojom, kad reikia, kad vienas nugriūtų ir tada kitą iškart jau tikėsis, tai reikia padaryti, kad kitas žymiai toliau nugriūtų, žinai. Ir einam pasižiūrėsim, kur ten toliau jis nugriūs, žinai. Ir einam ir ten tiesiog tas toksai takas, einam tuo taku ir žiūrim priešais, ten toliau, net nežinau, kiek ten tų metrų, siluetas ir su tokia tikrai senovinė, vos ne ta tokia žibalinė lempa, kur jinai už kažkokio stiklo, žinai, ir va taip laiko. Ir mes tiesiog abudu ten pradėjom rėkt, pradėjom bėgt, bėgom į mišką ir tiesiog tas, grinai, va, kaip būna filmuose tas tarp lapų, toks ir tu girdi tik savo pulsą, taip bėgam, gerai, sakom, tupiam, atsitupiam ir tu bandai klausyti, ar šnara ar atbėga, bet tu negirdi, nes tau tiesiog širdis, žinai, ir mes kažkaip ten nusiraminom ir klausom ir taip, ir kitaip, ir anaip, ir trečiaip, ir lyg nieks nevyksta, žinai. Tai aš nežinau, mes ten gal patupėjom kokias nuo 5 iki 10 minučių, reikia bandyti eiti, žinai, ir mes ten tyliai einam, išėjom į tą kelią ir nieko nėra, viskas tamsu ir nieko mes daugiau nesutikom, bet mes tiesiog abudu, kur ta grupė, greičiau, jūs ateikit, Jėzus, man, greičiau. Ir jau po to jau tik pradėjom girdėti jau jų balsus, kad ateina, ačiū Dievui, Jėzus. Žinai, atvarė pagazdint, patys vėliakai prisišyka, ta prasme. Bet mes po to ten bandėm kitiem pasakoti, nieks ten netikėjo mūsų, žodžiu. Bet nežinau, kas ten buvo. Žinai, jeigu būtum vienas matęs, tai tau kažkoks tiesiog ten užėjo gliukas, bet mes abudu labai aiškiai matėm, kad eina kažkoks žmogus su tokia žibalinė lempa. Nežinau, kas ten buvo, bet nepatiko. O mes dargi ten netaip senai visokius pažiūrėję, buvom Wrong Turnus, ten tie visi filmai, ten tuo metu visai mes ten būdavo susitikdavom, žiūrėdavom, tai tu žinai, tam miške. Visi tau tie filmai jau taip į galvą pareina, grįžta, žinai. Ten buvo labai liūdnas motyvas. Kaip sugalvojai įstoti į akademiją? Tai manau, kad paprasčiausias tai jo, kad žinau, kad Arnas stos ir man toksai buvo, yra toksai mokslas, ką mes čia veikiam. Jo, sakom, gerai, sakau, tai ir aš noriu. Viskas. Bet jisai 2 metais vyresnis, jo? Galvoju dabar. Gal netgi 3 jisai, man atrodo, vyresnis. Bet mes jo buvom tai pačioj. Jo, gavosi, kad... žodžiu, pagal tą būrelį, tai jo, ten 2 metais kažkas vyresnis. Tai ir gavosi jie, kai išėjo jų visa ta, žinai, laida, tai ir baigėsi visas tas būrelis.
Tai man buvo toksai liūdnas laikas, nes aš buvau 10 gal klasėje, jie visi jau baiginėjo 12 ir visi jie išvarė ir aš likau, žinai, be savo tokių draugų tipo. Nu, tokių, kur aš su jais viską praleidau, žinai, ir 2 metai dar likę man tam pačiam Jurbarke, nebėra to būrelio. Nu, toks labai man buvo liūdnas laikas. Tai jo, bet aš kažkaip, vat, kai Arnas, tada aš jau žinau, kad manau bandysiu, nes nieko kito irgi, žinai, kažkaip neturėjau nei mintyje nieko. Tai, turėjau mintyje visada muziką, bet kažkaip žinojau, kad dar reikia ten stipriai tobulėti, žinai, ir tokių kažkokių mokslų ten, kiek žinojau, tik tais labiau kažkoks šitas operinis, žinai, dainavimas, klasikinis, tai man tas visai nepatiko, tai aš kažkaip galvojau su tuo teatru, žinai. Tai taip užsimečiau, tada pradėjau Arno klausinėti, kaip jam ten sekasi viską ir tada, jo, kažkaip atėjo tas laikas, kai man stot, pasižiūrėjau, kas ten tie vadovai bus. Ir kažkaip taip labai užsikrėčiau, žinai, tuo, kad noriu pabandyti. Šiaip labai įdomiai atrodė būtent, kad reikės stoti, stojamieji, nu toks kažkoks konkursas, kažkoks iššūkis ten praeitos etapus, žinai. Tai labai, aišku, bijojau, nes toks, žinai, buvo vis tiek kažkaip Jurbarke, nu, kad Arnas, žinai, jis ten dažniausiai vaidindavo ir tam būrelį pagrindinius vaidmenis, nu, ir toksai, žinai, buvo, nu, kad Arnas tai jau čia jo aktorius, tipo, viskas okei, žinai. Aš taip norėjau, bet nei pats iki galo jau taip labai savim tikėjau, iki pat stojamųjų, žinai, nu, turiu omeny tos 2 metus nuo 10 iki 12 klasės, bet ir šiaip tokio, žinai, nebuvo, kad, nu, tu tikrai varyk, žinai, įstosi, bet kažkaip po to pradėjau kalbėti ten ir vadovai, ir visiems pasakiau, tai kažkaip visi jo tikėjo irgi, žinai, bet toks vis tiek visą laiką liko, nu, ar čia man pavyks ar nepavyks, žinai, bet, ja, viskas pavyko, tai viskas fainai. Šiaip vakar po ilgo laiko vėl įsirašiau Instagramą ir paprašiau, kad užduotų klausimų, bet žinai, kiek gavau atsakymų, tik tai 2 klausimus. Nu. Tai supratau, kad nereikia šito Instagramo man. Tai Simona Skersytė klausė, kas jūs abu paskatino pasirinkti aktoriaus profesiją, nu tai jau atsakėjai, aš neatsakysiu, nes ne apie mane čia. Ar vaikystėje nesigėdijote? Tai gal suprantu apie profesiją. Nes tu vesdavai ir renginius, ir tam pačiam būrelį, ar būdavo kažkoks gėdos jausmas arba baimės? Ne, aš supratau, kad kad būdavo tikrai, manau, kad žmonės iš manęs ten juokdavos ar manęs nelaikydavo rimtai, bet aš to kažkaip nepastebėdavau. Nu, tu įsivaizduok, ateini į renginį kažkokį ir veda 16 metis. Žinai, ateina suaugę dėdės. Ir kažkoks, žinai, toks, žinai, tai aš iš vis to nejausdavau, nu, kaip... Tu 16 metį taip, tipo, įsivaizduoji? Nu, aš pagal savo balsą, žinau, man kažkaip jis mutavo ir prieš tai toks labai buvo, žinai. Nu, turiu omeny, kad tu ateini, žinai, renginį, nu, visada toks jauti, nu, okei, jaunimas čia, nu, duokim jaunimui, žinai, čia duoda jaunimui. Tai tokio tikrai būdavo iš tų, žinai, saugusių. Tai, kad tu tarsi toks čia biškyje tavęs taip, žinai, nevertina, lyg čia būtų kažkoks jau suaugęs, žinai, žmogus vedėjas, bet tu kažkaip atrodo stengdavais normaliai atlikti tą darbą, žinai. Ir aš to kažkaip negalvodavau apie tai. Vėliau, vat, kaip augau, kaip tik jau kai buvo man 18-19 ir va tada dar pakviesdavo mane ten kažkur pravesti, gal labiau kažkokį jau ten gimtadienį ar kažką, tada toks labiau man pasijausdavau, kad aš atvarau. Ir jaučiu, kad manęs kažkaip dar, nežinai, jaunai atrodai, kad tu pilnametis vis tiek toks, žinai, jaunai atrodantis, toks jaunas, tipo, bičelis ir jauti, kad ne iš visų kažkokią pagarbą jau, žinai, gauni ar ten kažką turi įrodyti ir man toks būdavo, tipo, koks man skirtumas, kaip jūs norit, žinai. Nes kažkaip pastebėjau, šiaip su tais renginiais yra toks bendra tendencija, kad tu jeigu neturi kažkokio veido, nu, tipo, žinai, to tokio statuso, kad tave žino žmonės, tai nu gerai, paklausykim, ką čia tas vedėjas pasakys, žinai, o jeigu ateina, kuris jau užsidirbė savo veidą, tai nieko nereikia daryti, žinai, tu gali 3 žodžius sakyti, bet visi tokie, kaip. O šiaip, apie tą gėdos jausmą, netgi, tarkim, repetuojant arba jau būnant ant scenos kažką naujo bandyti, kažką eksperimentuoti, turi tokį gėdos jausmą, ar tiesiog varai ir viskas? Būna kartais, jo, kartais jisai tikrai toksai išlenda, kažkoks toksai, nežinau, nemoku paaiškinti, gal tu mane supranti, nes... Baimė pasirodyti kvailai, nu, durnam. Jo, toks kažkoks yra, tikrai, kad
ten staiga turi kažką sugalvoti, žinai, kažkokį ten vos ne. Mes ten darėm vieną spektaklį ir buvo, nu tai personažo rytas. Nu, va tokį randam, žinai, šovė. Ir tu supranti, kad, nu okei, čia dabar, žinai, kolegos, kažką čia tas režisierius ir tas personažas dar neaišku čia iki galo kaip. Jo rytas, nu ką iš čia, nu toks kažkoks, tu žinai. Pradedi galvoti. Pradedi jo, jeigu labai. Jeigu mestumės iš karto aplinkybės. Jo, tai vat būna, karts nuo karto tokių momentų, labiausiai gal castinguose iš tikrųjų būna, va šitas ypač, kai ateini va į kažkokį vaidmenį, nu kvailai jauties, labai kvailai, nes nei tu turi normaliai partnerį, nei tu turi kažkokį ten rekvizitą, nes scena, žinai, kažkokia išrašyta ten, atsimenu, viena buvo scena, pavyzdžiui, kad plauki valtelėje ir ten, žinai, prisipažįsti meiliai. Tu stovi atsistojęs kaip pagalys tiesiog prieš kamerą ir, žinai, bandai vaidinti meilę, o į tave niekas nežiūri ir tau tiesiog skaito iš lapo. Nu, toks labai durnai jauties, nes supranti, kad negali suvaidinti, nes tau net, nu, tau niekas iš vis nepadeda ir tau žiauriai sunku vienam su savim, žinai, ir tada tu pradedi apie tai galvoti, tada kažkaip, nu, žodžiu, toksai. Tai va, man castinguose tai dažnai būna toks gėdos kažkoks jausmas, kur išeini ir toks, nesuprantu, kas čia įvyko, žinai. Va, kažkoks toksai. Bet išmokau dėl to irgi nebesiparint kažkaip, nežinau. Anksčiau labai tai pergyvendavau, nes labai taip atrodydavo, kad, nu jau jeigu atėjau, išmokau, paskyriau čia savo laiką, čia padariau, nu jau turėtų gal pavykti, žinai. Bet kai tada, žinai, 100 castingų niekas nieko neatsako, tai tada tokį užsiaugini, kad, nu, žinai. Tai žinai, jeigu eitum kaip kokio ten Prancūzijoje arba Amerikoje į castingus, iš vis vos ne kiekvieną dieną, tai iš vis eitum tiesiog kaip į pažintį. Visiškai. Dar vienas klausimas, bet sunku pavadinti klausimu, nes jisai be klaustuko. Teiginys. Toks, nu, teiginys, bet jisai, ar buvo Vokietija? Ar buvo Vokietija? Ar buvo Vokietija? Supras kaip nori. Šiaip čia klausimas turėtų būti, nes bet... Benukas 6, tai gal jam 6 metai, gal kaip valstybė iš vis tokia ar buvo. Vokietija buvo ir yra. Taip, Vokietija yra. Dar yra, netgi egzistuoja. O tai čia gal apie tą Vokietiją, kur mes buvom, bet aš nežinau. Nežinau. Žiūrėk, perėjom jau prie profesijos, tai keli blitz klausimai apie profesiją. Greitai atsakyk, kas yra geras režisierius? Tas, kuris negeria. Kas yra geras scenos partneris? Tas, kuris klauso. Kas yra gera pjesė? Kur personažas ne plakatas, o toks pilna viduris. Kas yra geras žiūrovas? Kuris klauso, stebi, seka, nebūtinai juokiasi, bet tiesiog reaguoja kažkaip į tai, ką tu darai. Ar lengva vaidinti meilės scenas? Ne su visais. Ar lengva vaidinti liūdnas scenas, verkti? Taip. Ačiū tau labai. Ačiū. Žiūrėk, dabar populiaru sakyti, kad va, tas kursas tai buvo toks eksperimentinis. Nors per mano karjerą dabar tai tiek tų eksperimentinių kursų, kad nebaisu. Bet jūs irgi esat surinkti tokiom įdomiom aplinkybėm. Latėnas buvo jau be pabaigęs savo vadovo pareigas jaunimkiai. Bareikis buvo, galim sakyti, be pabaigęs karjerą iš vis teatre kaip režisierius, tik abu dar to nežinojo, kai jūs rinko. Bet viskas brendo. Bet šiaip surinktas labai geras kursas buvo. Tikrai labai labai faini žmonės ir daug iš jūsų dirba teatruose, filmuojasi. Kokia buvo patirtis šita, imant ir vadovus, ir pačią akademiją? Aš manau, vėl čia ta nuomonė padeda sudaryti tai, ką girdėjai iš kitų ir kaip kiti kalbėdavo apie tave ir jau net po baigimo su kitais kolegom, žinai, kad sakydavo, tarkim, iš šono visi, jūs visada kažkokie laimingi atrodydavo, tokie žiauriai pozityvų, žinai, ir kažką. Bet mums iš tikrųjų tai buvo, mums kažkaip gerai buvo toje akademijoje, nes Latėnas labai geros širdies žmogus ir, nežinau, labai mandagus, nebuvo jokio, žinai, kur ten gal iš kitų girdėjai, kad ten kažką stumė ar ten sudirbinėja, suvarinėja, iš vis to nebuvo. Vidas tuo tarpu, jo pirmas kursas, jis labai atsakingai ir labai taip, nežinau, kariškai, net labai taip sistemingai į visą tą žiūrėjo ir ten, pavyzdžiui, aš pirmus metus tai atsimenu kaip patį geriausią akademijos laiką, aš ten nepraleidau gal nei vienos paskaitos, viskas šiaip buvo labai įdomu, viskas nauja ir buvo ganėtinai, taip žinai,
nu mes ten, tarkim, jeigu neteidavai į akademiją, turėdavai parašyti į grupę priežastį, vos ne, žinai, šito gydytojo lapelis, arba kodėl tu tada iš vis nesi, žinai, nu, va, labai taip, tipo, griežtai mus ant to žiūrėjo, bet mes kažkaip, nežinau, išsimuštravom gal taip ir buvo labai smagu. Vėliau jau ten, žinai, kažkokie prasidėjo niuansai, kažką, va tada Vidas irgi ten, jei neklysto, antrą pabaigo ar trečiam kurse kažkaip jam ten prasprogo su ta muzika, tai jis taip truputėlį, žinai, jau nusimetinėt pradėjo, keistis jo iš to režisūrinio į muzikinį, tai šiek tiek jau daugiau tos laisvės, nu, žinai, tokių daugiau visokių dalykų, visi mes patys pripratom, žinai, prie viso to tokio tempo. Bet bendrai kažkaip nebuvo pas mus niekada to tokio nugrūzinimo ir to tokio spaudimo, to tokio, nežinau, menininkų, žinai, tokio, kad čia turi jums būti, žinai, kažkaip. Ir mes kažkokie tokie visai atrodo, nu nežinau, aš taip pavadinčiau, sveikai kažkaip tą akademiją praėjom ir taip ganėtinai racionaliai nes, nu, iš kitų kursų aš tikrai girdėjau, žinai, visokių istorijų, kad ten jos labai ir liūdna buvo, ir ten, žinai, ir dar yra anas. Pas mus irgi vyko tas pirmais metais išmetinėjimas žmonių, išmetė 4 ar 6 žmonės, žinai. Tai visi tie dalykai, visi tie elementai vyko, bet jie vyko labiau iš to, kad, nu, grynai pagal tavo įgūdžius kažkaip, žinai, tai nebuvo kažkokių asmeniškumų, vat, kas dar buvo, pavyzdžiui, irgi pas kitus, ką girdėjau, ten, vat, mano draugas Lukas metais vėliau už mane studijavo ir, nu, tiesiog ten neleidžia, neišleidžia, nu, aš kažkaip visą laiką tą turėjau tokį barjerą, kad man dėstytojai nėra nei tėvai, nei ten šeima mano, nei mano kažkokie jau super, žinai, draugai ir kol aš viską atlieku akademijos rėmose, ką aš turiu atlikti, man nieks nieko negali aiškinti, žinai, kur aš turiu eiti, kur aš negaliu eiti. Aš labai kažkaip aiškiai savo visada šitą žinau dalyką ir aš iš vis dėl to nesiparinau. Ir man vis laik toks buvo vidinis, jeigu man kažką draustų, nu, jūs negalite to daryti, nu, čia tai žinai. Bet labai daug, man atrodo, studentai vat, nuo šito kažkokio tokio kenčia, nes kažkoks toks prasideda labai toj akademijai asmeniškumas, žinai, kažkoks toksai. Dažnai dėstytojai pradeda taip daugiau kištis į tavo kažkokį gyvenimą, negu jiems reikėtų, mano galva, žinai. Tai pas mus to nebuvo, buvo visokių ten kažkokių niuansų, bet bendrai, kad ten, žinai, žiauriai ten sunku, ar aš ten norėčiau išeiti, mes tenais, ar ten, kad manęs ten neįsiklauso, mane ten spaudžia, slegia, nežinau, aš negaliu už visus kalbėti, gal kažkas tą ir jautė iš mano kursiokų kažkur, bet kiek žinau, nelabai. Labiau asmeniniai kažkokie, žinai, momentai, sunkumai, kažkas atsitiko, žinai, gyvenime, bet šiaip tai atrodo visai fainas kursas su geru požiūriu, manau, į darbą, į amatą, į tokį, žinai, išėjom ir manau, kad va, tas gal ir įtakoja mūsų tą, kad nemažai mūsų ir dirba, žinai, ir daro, nes kažkaip moka suktis. Bet gal labai daug priklauso ir nuo žmonių, kurie ateina, vat būtent nuo kurso. Ar kaip tu, pavyzdžiui, galvoji, jeigu būtų kitas vadovas, aišku, sunku čia, žinai, čia toks jau. Nu, taip. Kas būtų, jeigu būtų, bet jeigu būtų kitas vadovas, ar jūs būtų sugadinę, tarkim? Ar... Nežinau, bet aš manau, kad Vido buvo labai didelis indėlis, jis visada tą akcentavo, jis matai turėjo irgi savo patirtį su savo vadovais ir jis kai kurios dalykus mums sakydavo, žinai, ir jis mus labai norėjo taip, kad mes būtume pirmiausia geri tokie draugai, žinai, nes nu, su ta akademija labai irgi keista yra, tu staiga susimeti su 20 nepažįstamų žmonių ir tu su jais turi dabar būti 4 metus kiekvieną dieną, nu, faktas, kad visi nesutars kažkaip, žinai, bet va, tą labai užbėginėjo už akių ir bandė kažkaip paaiškinti, kad visaip gali būti, visaip yra gerai ir kad svarbiausia kažkaip vieni kitus, nu, vis tiek palaikyti, visi mes skirtingi ir padėti vieni kitiems, žinai, ir mes tikrai taip kažkaip labai stengdavomės ir vis dar dabar stengiamės senai, va, su kuo aš bedirbu iš kursiokų, pridengti vieni kitus, savo kažkokias silpnybės, tu žinai, kaip apeiti, kaip padėti tam žmogui ir kažkaip, nu, kai baigiau akademiją ir atvarėm į teatrą, mes visi realiai vieni su kitais labai nenorėjom vaidinti, norėjom, žinai, aktorių naujų, bet dabar jau praėjus 5 metams, aš kiekvieną kartą žiauriai džiaugiuosi, kai man reikia vaidinti su kursiokais, nes tiesiog žinai, kad bus, nu, žiauriai gerai, nu, žymiai geriau bus tiesiog, nes tu, nu, mintinai žinai tos žmonės ir tu gali padaryti, tu jau skipini tam tikrą etapą, tu jau iškart esi 2., 3., 4. levelį, žinai, su tuo žmogum, nes tu jau antiek gerai viską, žinai, kaip jisai elgėsi, kaip tu, tai
Tai nežinau, manau, kad gerai kažkaip komanda, o dėl tų vadovų jo, nežinau. Aš tai manau, kad būtų tikrai buvę kitaip, jeigu būtų kiti vadovai, dėl to, kad, jie tikrai daug meilės mums davė, abudu skirtingos ir mes tikrai buvom kažkokie mylimi ir neužguiti. Ir tas, manau, jautės. Dėl to mes kartais kitiem atrodynom kažkokie per drąsos, kažkokie per daug įsišokę, per daug laimingi. Va taip, hebra galvodavo, nes jie, žinai... O, jūs čia laimingi, čia jo. kentėti. Mes, žinai, einam į valgyklą su Raim, žinai, ten cepelinų valgyt, praeidinėja kiti kažką ten, ką tu, ir jie ten, žinai, kažkokie susigūžė ir toks, gerai, kaip tu nori, žinai. Kažkaip mes labai taip chill, aš pavadinčiau. Pas mane kažkaip visi tie mokslai, kas susiję su vaidyba, didžiąją dalim, tai praėjo ant tokio smagumo, nežinau. Aš iš visą kądį gerai jaučiausi dėl to, kad aš išėjau iš mokyklos, nors aš tai mokyklai, kaip šnekėjom, nebuvo, kad ten mokiau žiauriai kažkaip blogai ar kažką, bet man akadė, be tų visų teorinių dalykų, man ganėtinai buvo taip visai viskas, ne tai, kad lengva, bet smagu daryti ir tada turbūt tas ir atrodo, kad visai nėra čia kažkaip žiauriai sudėtingai. Taip su vėjeliu, žinai, toksai būdavo tos užduotys, ten ta vaidyba kažkaip atrodo, nežinau, smagu būdavo daryti, kai nesmagu, tai aš tiesiog ten būdavo, žinai, savaitgalį, kokie nėra paskaitų ir ten repetuoja etiudus, tai aš dažnai savaitgalis sekmadienį, pavyzdžiui, iš vis neidavau į akadę ten, žinai. Ir ateini tą vieną dieną pailsėjęs pirmadienį ir matai kursiokai, ten kokia Greta, žinai, buvo Greta, pavyzdžiui, etapas. Čia klausytojams, kas nežino, Greta yra mano mergina, mano sužadėtinė, tai mes buvom kursiokai ir žodžiu, tai jinai kažkuriuo metu iš vis atvarydavo ten vos ne 7 ryto, jinai ten repetuodavos, darydavos ir tu ateini, žinai, po sekmadienio laisvo. Ir matai, kaip tos akys tokios, žinai, ten kažką. Ir ką, ir vaidini, ir svaidini. Aš tai, nežinau kaip to, aš tai dažnai repetuodavau etiudus jau prieš dėstytojus, jau jiems vaidindamas, žinai, kur daug dalykų vietoje daug dalykų vietoje atrandi, bet tada geriausi tie. Man visai patinka taip improvizuoti scenai, tai šitie atrodo tokie... geriausia būdavo, nes tada tiek dalykų atsirasdavo, kur tu vienas, žinai, ypač kaip, pavyzdžiui, mono tie etiudai tokie būdavo ir tu ten jau tų mono etiudų belė kiek pridaręs, jau taip sunku sugalvoti, juodoj dėžėj, ką dar čia, žinai. Ir tada, kai jau vaidini, kai tave žiūri, kai tavo smegenys ten 100% veikia, tada tikrai daug dalykų susigalvodavo, fainų, žinai. Tai va taip. Jūsų kursas net filme Širdis vaidino visi kartu. Irgi faina, turėjo būt patirtis. Vat irgi kažkodėl tas režisierius sugalvojo mūsų kursą tiesiog ateiti ir visą paimti. Kodėl? Nežinau. Lygiai taip pat kaip Kauno teatras kažkodėl sugalvojo ateiti ir visą mūsų kursą paimti. Kažkoks toks, žinai, kažkoks toksai kybo klausimas, kodėl, nežinau, bet kažkokia tokia, matyt, bendrystė gal jautės, nežinau. Sakau, eksperimentinis kursas. Toks, žinai, toks eksperimentinis. Kas svarbiau dabar tau yra, muzika ar aktorinis? Muzika. Kodėl? Tu ten nuo nieko nepriklausomas? Jo, šitas dalykas, kitas dalykas tai yra mano mintys pilnai, mano tekstai, žinai, kažkaip kartais pasigauni tą, kad aktoriniam vis tiek dažnai vaidini, šneki didžiąją dalim, tiesiog kažkieno tekstus, mintis, kūryba. Tai muzikoje tas supratau, kad man to gal trūksta. Ir kitas dalykas, kad supratau, jog man scenai tik spektaklius vaidinant trūksta to tokio tiesioginio, aš tau, tu man į akis, žinai, žiūrim ir aš nevaidinu čia kažko, žinai, ar kažką, o aš tiesiog žiūriu į tave, tu į mane, žinai, ir aš tau sukeliu kažkokias emocijas. Tai aktoriniam dažnai, žinai, mes su partneriais. Tai scenai mums ten žiauriai saugu ir mes ten girdi tą žiūrovą, kažką reaguoja, nereaguoja. O muzikoje tu jau viską į juos atiduodi, žinai. Tai šitie dalykai ir daugiau trumpų skirtingų istorijų toj muzikoje ir gal pati ta muzika tokia, kur žmonės ateina ten, jau 100% ateina atsipalaiduot, pasikraut geros energijos, nes teatre vis tiek dažnai būna kažkokie draminiai tie spektakliai, liūdni, žinai, ir aš ant savęs pagaunu, kad kartais tikrai žiauriai sunku, pavyzdžiui, vaidinti, jau taip prisiversti vaidinti tą liūdną kažkokią dramą, kai tau, gal nežinau, tuo metu iš vis ten savaitė kokia vos negeriausia gyvenime ir tada aš staiga turiu varyti, grįžti į tą laiką, kai mes ten kūrėm tą spektaklį ir taip, toks kažkoks, žinai, o
O su muzika jo, biški, va to nėra tokių dalykų, tu kažkaip kaip jauti, žinai, tuo momentu, ar ką jauti, tą parašai, tą ir išleidi, nu labai jinai seka tavo gyvenimą ir tu realiai fiksuoji su ją savo gyvenimą ir tas kažkaip labai, labai atrodo man žavu ir faina, žinai, ir joje telpa irgi daug dalykų, tu jeigu ten turi finansų norą, gali ir tos klipus filmuotis, tai išnaudoti ir savo aktorinius, ten gali kažką savo ir pasirežisuoti, nu žinai, labai daug apsipina aplink tą dalyką, tai kažkoks toksai, turbūt jo, pagrindinis toksai dalykas būtų, kad dėl ko ta muzika, žinai. O kai esi scenoje, tu turi savo kažkokį personažą, ar tu esi visiškai tu? Aš esu, jo, visiškai aš tik tais biški toks, žinai, paaštrintas, kaip čia, toks biški, hei, toks maudas įsijungia. Kažkaip labai daug juokauju ant scenos tarp dainų, toks, nu, nesu visiškai toks, žinai, kad gerutis, aš taip labai į žiūrovais, kartais tai biški naglai, ką nors su jais noris patraukti, pajuokauti, tai toksai... Boosteris toks. Toks boosteris jau pasijungia. Yra toks gitarų pedalas ahujanaizeris. Tai va toks, žinai, kur dainos kaip dainos, jau kokios jos yra tokios, ten, žinai, didžioji dalis ten buvo lyriškų, dabar jau aktyvėja, ten dar kažką, bet tarp dainų tai jo, toks biški vedėjo maudas yra tam tikras, žinai, nu, toks kažkoks laviruoja, bet jo, tai esu vis tiek labiau aš, žinai, toks, koks aš būnu aktyvus arba geros nuotaikos su draugais, toks daug juokauju, žinai, ir toks ir kažkoks esu toj scenai, nes tu supranti, kad tie žmonės žiūri tave, kažko jie iš tavęs laukia, tu kažką šneki. Nes aš gal pats labai ten per daug, kai ateinu į koncą, man nėra, kad ten jau labai patiktų, kad ten, žinai, na, šitą dainą parašiau ir ten, žinai, 3 minutės apie tai, kaip ten krito lašas nuo lango ir ten rašiau, nu, nežinau, ar žmonės labai ar nori tą girdėti, žinai, gal ten tavo ištikimiausi klausytojai jo, ar ten vieną kitą kartą tu gali kažkaip tai pašnekėti, bet vis tiek žmonės, atrodo, nori labiau, nu, jie pirmiausia ateina klausyti tavo kūrybos, o kažkaip tada kažką noris taip kitokio gal jiems papasakot, ar kažko negirdėto, nežinau, man toks, žinai, aš tada jau taip stengiuosi žiūrėti iš kito kampo, žinai, kaip čia padaryti, kad nebūti taip kaip žinai, kaip visi, nežinau. Nu, žodžiu, dainuojamosios poezijos nevarysi. Ne, nevarau aš. O turi savo muzikinį dievaitį? Aidolą. Galvoju. Kas tave formavo kaip atlikėją? Oi, mane tai formavo kaip tokį jau menininką, dabar koks aš esu, tai tikrai ne Pink Floyd mane formavo, mes klausydavom visokių One Direction, mes klausydavom visokių, nes tuo metu atsiradinėjo X Factoriai užsienio, va tas pats YouTube'as, va tokie visokie, kur vienetiniai, tada mane formavo labai visokios tėvų dainos, visokios hiperbolės, visi šitie lietuviški tokie, ten Stasys Povilaitis. Šlageriai. Tokie šlageriai. Tikrai, realiai, mane šiaip formavo taip asmeniškai, tai šlageriai ir užsienio pop, tokie pop tuo metu, kas ten buvo, žinai, ten tas pats, kas ten tuo metu, tas pats ir Bieberis, nu ką tu girdėdavai visur, tipo. Va tokie, aš kažkaip vėliau tik aš jau pradėjau savo kažką dar ten daugiau googlintis, ieškoti, aš neturėjau, kad ten mano tėvai kažkokią labai turėtų muzikos kažkokią vieną grupę, ar ten klausytų kasečių, ar ten vinilų, žinai, aš tokių variantų pas mane nebuvo, aš tiesiog realiai užaugau ant to, ką girdėdavau iš aplinkų, iš radijų, iš visų tų dalykų, žinai, tai vat ir buvo tie tokie. Bet atsimenu jo, kai ten atsirado kažkaip ten visi tie One Direction, tai mes ten ir su Arnu, ir su kitais, nu žinai, tu toks atsiranda kažkokie bernai, tipo, kur ten jie, ir tu toksai žiūri jūs, kas čia jie tokie, kodėl čia jie faini, nu kažkoks toksai, žinai, buvo. O po to jau atsirado visokios įvairesnės tos muzikos. Tai taip, jeigu dabar iš tos įvairesnės, tai... Nu gerai, 3 geriausi matyti koncertai. Gyvai? Jungle, tada palauk, daug pagalvoti. Šiaip daug varinėjai į koncus? Norėčiau daugiau iš tikrųjų, bet dabar gailiuosi dėl vieno koncerto, kad nenuvažiavau, grupė tokia 1975 Varšuvoje koncertavo, aš jų dabar labai klausau.
Ir aš buvau laisvas tą dieną, bet niekas negalėjo aplinkui, kažkaip galvojau ir vienas varysiu, bet nepasiryžau iki galo nuvažiuoti, bet biški gailiuosi. Tai šitie, vat, labai patiko pirmas buvo toks didžiulis koncertas ir labai paliko didelį įspūdį, tai Sheeranas, kai buvo Latvijoje, jį apšildė dar toksai James Bay, aš važiavau iš tikrųjų labiau dėl James Bay, bet tada, kai išėjo Sheeranas vienas su savo gitara, tai kažkaip viską nunešė. Tai ten toks buvo, gal čia vat pirmasis tas koncertas, kur toks buvo visiškai, tada jo Jungle ir dar, net neįsivaizduoju, tai daug, gal reiktų kokį vieną lietuvišką, nes nemažai lietuvių einu dabar paskutiniu metu pasižiūrėti, kaip... Kas iš lietuvių tavo didžiausią įspūdį paliko? Tuoj, bandau, jeigu iš šou prasmės, tai Donatas Montvydas, prieš 2 metus gal aš buvau pas jį, ten darė vienas savo, ten tą 198 kažką, tai iš šou tos visos ir kaip viskas ten yra profesionalu, žinai, ir visi elementai tokie, žinai, Timberlake'o, tipo, šoku, dainuoju, viskas. Tai šitas. O jeigu iš tokios kažkokios emocinės, tai, žinau, gal koks Kamanių šilelis, toks, žinai, kur, ar tas pats atsimenu, Džindžy sindikato buvo koncertas vasaros terasai, toks, kur kažkoks toks, žinai, toks, vat, emociškai labiau į tave toks paliečiantis, nežinau. Tas pats Marijonas Mikutavičius, atsimenu, vat Karklėje buvau, ten pirmą kartą jį girdėjau irgi gyvai, dar paauglys buvau, žiauriai. Atrodo, už visus užsienio atlikėjus buvo geriau jisai. Vat tokie, žinai, kažkokie emociniai. Taip vieno gal negalėčiau skirti. Bet vat šitie jo gal būtų. Jeigu būtum pasaulinė žvaigždė, tai tavo rūbais rūpintus Gucci. Čia teisingai? Tokį faktą nugirdau. Aš sakiau, ne tokį faktą? Geras. Jo, gal, nežinau. Iš kur čia toks noras? Nežinau, man gal jie asocijuojasi su tokiu, su kažkokia tokia kokybė ir tokiu, yra aišku irgi ten skirtingi tie Gucci, bet man gal Gucci labiausiai asocijuoja su tokiu nepasirodymu, kad žiūrėkit čia, žinai, kaip, nežinau, man ten kokie brandai, nežinau, ten koks Louis Vuitton atrodo biški labiau toks, kad žiūrėkit, aš čia sto, o Gucci jisai toks yra kažkoks. Gal čia dabar irgi dėl tų visų paskutinių filmų apie Gucci, ten Maneskinai, kai jis, kur tu žiūri, tipo, matai, kažkokia per daug neįsišokantis tie rūbai, jie, žinai, kad geri, turi savo gerą, gilią istoriją, yra tokie, ilgalaikiai ir kažkoks toks atrodo solidus jų, žinai, solidus vardas, bet aišku, jie irgi ten turi su visokiais savo blizgučiais, tai man tie nelabai. Bet tu mėgsti madą, ne? Jo, aš tikrai, jie taip visai pasidomiu, man fainai, man įdomu, žinai, pasižiūrėti. Nėra, kad aš pats kažkaip labai ją ant savęs, bet čia, žinai, gal man gaila finansų kažkokių labai, ar kažką, ar kad aš ten labai ieškočiau kažkaip, bet kad aš ją pasidomiu ir žinau, kas man fainai, kas ne, tai tas tai taip tikrai. Turiu savo labai taip aišku kažkokį skonį, nebūtinai aš visada pats jį ant savęs, žinai, pildau, bet savo kažkokį braižą, kuris man priimtinesnis, tai tikrai, kreipiu dėmesį į rūbus, tai pasakysiu jo. Kiek dublių prireikė filmuojant klipą Vakarėje? Galvoju. Ten mes, aišku, su tokiam ilgesniam filmavom. Tai kiekvieną dalį, manau, ten mažiausiai po kokius 3 kartus teko jo padaryti, žinai. O kas kūrė choreografiją? Toksai Lukas Lipnickas, jei neklystu dabar jo pavardės, tai jis tiesiog ieškojau kažkokių jaunų, žinai, žmonių, kur vėlgi ieškojau kažko, kas ne visiems daro, žinai, nes, pas mus Lietuvoje labai tai yra, kad... Mažutė rinka. Mažutė rinka yra 2 žmonės arba 3, kurie daro, žinai, kažkam, tai aš norėjau, kad darytų kažkas, kas nedaro visiems, tam, kad vėl būtų kažkiek kitaip ar žinai, unikaliau. Tai va, toks jaunas bičiukas, jisai šiaip didžėjauja dabar labai jau pilnu tempu, tai va su juo mes susitikom, papasakojom, faina buvo ir... Tai viskas ten buvo surepetuota, kiekvienas judesiukas? Jo. Tai toks, šiaip tai viskas ant muzikos surepetuota, tiesiog bandėm kažkaip išgauti tą, kad tai tarsi būtų toks labiau... namuose aš šoku, ne tai, kad, žinai, nes tam klipe ir matos, kad nėra, kad aš ten kažkaip žiauriai gerai šokčiau, žinai, labiau buvo toks, kad kažką pašoka, bet toks labiau varo pro namus, žinai, ir toks
per aktorinį toks labiau, va taip pavadinkim. Tai manau, kad tas ten ir visai gavosi, žinai. Ja, šiaip labai fainai, kai aktoriai randa šokį per aktorinį. Vat labai, labai fainai. Nu, Žinai, ten tas pats Pulp Fiction, žinai, turbūt Jo. esmė, žinai. Nu, Tai, man atrodo, tau labai pavyko. nice, ačiū. Kelionė Barcelonoje, motoroleris, važiavimas į kalną. Kas ten buvo? Ne, man labai jokinga. Nu, bet aš nieko negalėjau padaryti, Greta nevažiavo su motorolerį. Mes važiavom, pasiėmėm motorolerį, kadangi aš neturiu motociklo teisų, tai aš galiu patį tą paprasčiausią 50 pasimti, silpniausią galingumą ir mes važiavom Barceloną ir buvo toks visai status, tas kalnas. Ir mes sėdim ant jo dviesi ir važiuojam. Ir suprantu, kad mes jau nebeužvažiuosim ir jau toj važiuosim atgal mes su to motoroleriu. Ir aš staigiai ant stabdžių jau kiek galiu, žinai. Ir viskas. Ir sakau, Gretai, nulipk, žinai. Nėra ką daryti, taip nulipk ir tu svarė, bet turi užlipti. Aš bandysiu užvažiuoti. Nu tai aš užvažiavau. Ir laukiau, ten dar visai teko palaukti, nes Greta vargšė turėjo užlipti ir žinai, aš toks laukiu ir toks, aš taip įsivaizduoju, aš taip įsivaizduoju, jeigu filmuotų, žinai, kažkas iš šono, sėdi bičas, atsirėmęs į motorolerį, Barcelonai ir girdi, užpuškuoja, tipo, dama, žinai. Buvo tikrai, bamba, jokia. O jinai nevairuoja. Tai mes kai buvom Tailandė, tai jinai jo bandė važiuoti, tai po to važiavo, bet tuo metu ne kažkaip. Nu, ta prasme, aš manau, jinai būtų pavažiavus, bet žinai, toksai, kai greita situacija ar kažką, nu, tai dar į kalną, jinai, man atrodo, tuo metu tai net nebuvo, gal bandžiusi su motoroleriu, tai žinai. Tai gal tiek to, nes būtų dar po to ir atgal nuvažiavus. Tai klausimas, ar būtų buvo geriau. Nu, žodžiu, romantiškai užkeliavo. Taip, labai romantiškai. Koks jausmas vaidinti mono spektaklį? Aišku, pats sakei, etiudų akademijai prikurta daug, bet jau va tai profesionaliai. Ir plus dar apdovanotas jau spektaklis. Jo, tai... O dar jūs vaidinat jį, ar tiksliau tu vaidini? Šiaip tai, taip, žinai, oficialiai tai jo, turėčiau vaidinti, bet dabar jau kokį pusmetį gal nevaidinom jo, bet dėl to, kad OKT ten nori kitus spektaklius kažkaip rodyti. Man perspėjo, kad mes ten rudenį parodėm 2 ar 3, 2 parodėm OKT ir 1 išvežėm ir tada sakė, kad dabar biški bus pertraukėlė, nes kitiems spektakliams. Nes aš kaip suprantu, jie turi labai daug spektaklių ir jie tiesiog jų ten net nespėja rodyti kažkaip, nu ten žodžiu. Tai nežinau dabar to iki galo to likimo, kaip čia bus. Bet jeigu jį ir nuims, tai manau dar vis tiek kažkokį paskutinį rodymą tikrai rodysim. O dėl mono, tai aš, kai jau įstojau į akadę, kai mes ten gal po 1 kurso, jau 2 kurse mes pradėjom ten imti kažkokias truputėlį medžiagas, tai aš kažkaip visą laiką, turėjau tikrai tokią svajonę, kad aš noriu mono spektaklį suvaidinti. Lygiai dėl tos pačios priežasties, kad man atrodo įdomu ir greičiausiai mono spektaklį tu turėsi vaidinti į žiūrovus ir su žiūrovais ir man tas labai kažkaip kirbėjo. Toks grinai tiesiog iššūkis. Ir aš akademijoje žiūrėjau medžiagą Švyturys, tokią prancūzų pjesę. Aš ten atsimenu, kai pirmą kartą perskaičiau, tai net ir ten apsiverkiau ir toks galvojau, žiauriai čia faina ta medžiaga. Ir aš ten buvau pradėjęs ją, skaičiau latėnai, bet iki galo aš, kadangi akademijos rėmose ją reikėjo labai trumpinti, tada aš ten ją trumpinau, tada kažkaip ten biški nebeliko ir tada nesugalvojau, kaip aš noriu daryti ir tas kažkaip taip ir nuplaukė. Ir tada aš dirbau su Egle, tokia režisierė Eglė Kižaitė, prie Vaikiško ir jinai šitą norėjo pjesę daryti ir kaip tik mono norėjo daryti, žinai. Ir mes važiavom vieną kartą su ja ir sakau, tai Eglė, tu daryk būtinai viešą castingą, ko aš irgi ateisiu, nes tikrai noriu, žinai. Ir jinai tokia, jo, reikia daryti tą castingą kažką. Ir tada tiesiog praėjo kažkiek laiko ir jinai man rašo, žiūrėk, aš pagalvoju, aš norėčiau, kad tu pabandytum, žinai. Ar tu norėtum, tipo. Aš toks, geras, žinai, sakau, jo, tai duok man perskaityti, žinai, aš perskaičiau. Aš kai naujus dalykus kažkokius skaitau, visada iškart užsirašau į notesus, kas man užstringa. Nesvarbu, žodis, bet ką. Žinai, kad taip intuityviai, kas tau, ar čia liečia kažkas tave ar ne. Tai man kažkaip labai ta medžiaga patiko, labai daug, kur aš ten ką supratau ir tokių asmeninių kažkokių dalykų. Tai
Tai viskas, man jinai buvo labai taip įstrigo ir aš Egliai viską, žinai, ir pasakiau nuoširdžiai, sakau, jeigu tik tai tu nori, aš žinai. Ir viskas, ir mes kažkaip pradėjom daryti ir mes per mėnesį laiko dviese tiesiog, lygiai mėnesį mes pastatėm spektaklį ir mes paskutinę net savaitę, nes prasidėjo visi šitie nesąmoningi dalykai Rusijos, žinai, tai mes net nutraukėm tas repeticijas, nes iš vis nežinom, ar čia prasmė dabar yra išleisti tą premjerą, nes ten grinai tas laikas buvo. Ir tiesiog, žinai, toks keistas, kad tu prieš mono spektaklį, tu ten 4-5 dienas tiesiog nei repetuoji, nei ką, žinai, va toksai. Bet tada nusprendėm, kad, kad jau padarėm, tai padarykim, žinai, gal kaip tik yra prasmė toliau nesustoti ir daryti, mes, žinai, ten diskutavom, tai tada dar dieną parepetavom ir išleidom tą premjerą, žinai. Ir tada jau viskas su to spektakliu važiavosi, kaip įsivažiavo, bet man tai jisai, čia mano karjeros, manau, toksai aktorinės didžiausias kažkoks vidinis laimėjimas. Ir ne dėl to, kad aš ten tą kryžių gavau, bet šiaip, kad tas spektaklis atsirado ir kad aš jį suvaidinu ir kaip aš pats jaučiausi jį suvaidinę, žinai, ir žmonės kaip reagavo, tai man čia toksai, toks gal pirmas, žinai, kur tu žinai, kad tu tiesiog gerai padarai savo darbą. Tikrai gerai, žinai, ir vėliau tu gauni apdovanojimą irgi dėl to, kad tu tiesiog gerai padarai savo darbą, žinai, ir dar kartą įsitikini, kad, reiškia, kažkaip viskas gerai čia, tai teisingai vietoje atsiradau, teisingų metų ir viskas. Bet dabar man jau su to spektakliu, aš gal jau suvaidinau kokių 10 spektaklių ir čia praėjo keli metai. Tai jeigu dabar jį nuimtų, man nebūtų kažkaip labai liūdna, žinai, aš kažkokį turiu tokį dalyką su spektakliais, aš juos pavaidinu ir jie man gali iškeliauti, man atrodo net gal ir tas ir fainai, kad tai buvo kažkoks periodas tavo, kur tu jį vaidinai ir tu atrodo, kad tu išaugi kažkokias tas problemas to spektaklių, išvaidini tu jas ir atrodo viskas, nori keliauti toliau. Žinai, ne 10 metų tą patį varyti. Nežinau, man kažkoks toks yra. Tai va, ir savo pats, žinai, įsivykdžiau tokį čeką. Suvaidinti mono. Viskas. Ir, žinai, turbūt išpildžiau su kaupu, taip jau, jeigu pažiūrėsiu. Spektaklio metu tu bendrauji tiesiogiai su žiūrovais, ne? Jo, bendrauju. Bet nelendu labai prie jų, nes čia irgi man toks buvo, esu pats buvęs keletą spektaklių, kur taip jau labai eina į tuos žiūrovus ir taip supranti, kad ne visada patogu, žinai, ir tiems žmonėms dabar čia staiga aš turiu kažką daryti. Tai mes ten labai tokį balansą radom, nes aš irgi iš karto kažkaip Egliai sakiau, kad nenoriu irgi labai jau taip prie tų žmonių lysti, nes pačiam man nepatinka iki galo, kai taip būna, žinai, tai radom tokį. Tiesiog, reikėjo kelių vietų, kad pereitų tas spektaklis į tam tikras, žinai, vietas. Labai sunku kitaip vienam ten jį išspręsti. Žinai, nelabai tu tų opcijų turi. Vienas arba tada jau į publiką. Tai jos šiek tiek toks interaktyvus, bet labiau iš to, kad aš tiesiog žiūrovam pasakoju, žinai. Neužsidaręs kažkaip vaidinu ir jie stebi, o jiems pasakoju tą, pardavinėjau jiems tą butą, žodžiu. Tai va. O koks jausmas, kai tik tu vienas valdai spektaklį? Geras, žiauriai smagu. Ja, toks, iš pradžių tai labai kažkaip, žinai, bijodavau ir prabėgdavau tą pačią pradžią ir taip vaidindamas į tuos spektaklius supranti, kad jeigu prabėgi pradžią, tai ir neužsikabini su žiūrovu ir tada tas spektaklis, jis eina, bet jis taip, žinai, praeina, nes pabijodavau vis iki galo tą žiūrovą pradžioj taip sustoti ir pasiimti, kad va dabar, žinai, su jais taip toks labiau kažką numeti, iki galo net nesureaguoja, ką jis ten neatsakė, toks varai toliau, tipo, haha, o toks, žinai, po to jau atėjo tas, kad pasakai, sulaukia reakcijos, nebūtinai jinai bus tau ten patogi, nepatogi, bet toks tiesiog, okei, iš to tada, taip, žinai, nesuskubi tos pradžios ir ten tuos paskutinius rodymus taip tikrai ir taip kažkaip nesuskubi ir tada žiauriai gerai tas spektaklis, nes, tikrai jausmo atsiranda tokio, kad aš kažkokiu būdu kažkiek valdau tuos žmonės. Ta prasme, jeigu aš tai padarysiu, tai jie kažkaip taip pasijaus. Jeigu aš tai padarysiu, tai jie tada ten verks, žinai. Jeigu tą pasakys, tai jį juoksis. Ir tu tą padarai ir įvyksta. Tą padarai įvyksta ir tu dažnai pradedi toksai, geras, tipo. Kažkoks toksai įdomus jausmas. Manau, kad tu esi vaidinęs mono?
Čia tas gal kur toks plakatas su mikrofonais, ar ne? Ne, ten po ledu. Ai, po ledu. Čia Artūra, ne? Jo, Amoką suvaidinęs ten, bet nedaug kol kas. Bet kažkoks, man toks atrodo visai būtinas išbandyti bent vieną kartelį aktorių. Nu, atrodo tikrai naudingas ir daug dalykų. Man kažkas po to sakė frazę po būtent to mono, gal Saulė, mano kursiokė Saulė Sakalauskaitė, jinai žiūrėjo kažkokį kitą mano spektaklį. Ir po to atėjo, sako, jaučias, kad tipo, mono spektaklį padarei, nes, sako, visai kitaip šneki tekstą ir kitaip tu jį, sako, visai, žinai, kai jinai irgi mane žinojo, kaip vaidinau ir po spektaklio, sako, labai jaučiasi, kad vaidinai ir dirbai vienas ir prie mono, nes, tiesiog pažanga, tipo, grinai minties ir kaip tu ją dėlioji ir viską, žinai. Tai aš manau, kad tai realu, nes tu ir dirbi, žinai, 1 valandą laiko šneki, tai kiekvienam taip linkėčiau aktoriui išbandyti šitą, jeigu yra galimybė, žinai. Ir šiaip keista, nes, pavyzdžiui, būna spektakliuose vietų, kur vienas vaidini, tavo vieno scenarijų. Yeah. Bet vis tiek tai ne nuo pradžių ir ne nuo pradžių iki galo. Tai yra viena scena. Taip, tu ten gali pajaust, kad tu galbūt valdai žiūrovą, tu keiti kažkokią nuotaiką, darai kažkokią įtaką. Bet mono tu esi nuo pradžių iki galo ir viskas nuo tavęs priklauso. Jo. Liučiai. Ką tu padarysi, kur tu sustosi, tai tu pats turi kažkaip iš to viską, žinai, visą tą dinamiką. Gal dar pradžioje jausdavos labai, kad tos dinamikos pats nesuvaldau, žinai, spektaklio ir viskas biškį ant vieno tokio nueina, tipo, žinai, toks kaip lietuviški filmai, kai prasidėjo liūdnai, tai visas filmas ir eis taip. Tai šitas būdavo, žinai. Mėgsti lietuviškų filmų? Mėgstu, bet jie mano akim turi visi tą tokią didelę problemą, kad, ypač jeigu meninis kažkoks filmas rimtas, tai jis, visas, nebus ten kažkokios liepsnelės tame filme, jis ir garantuoju, kad režisieriai taip teisina, kad taip turėjo būti ir čia tas mūdas toksai, bet nežinau, keista, kad visi tada tokie, žinai, visi režisieriai tada staiga tokią braižą turi. Nežinau, ar tu pastebėjęs, ten, tarkim, pažiūri kokį Džokerį, žinai, tai jis liūdnas filmas, bet ten yra viskas, visa dinamika, nors visas filmas bendrai vis tiek išlieka panašaus tokio tempo ir sunkumo, bet ten viskas įvyksta, žinai, ir tuo tarpu lietuviškose kai kuriuose filmuose kažkaip man to pritrūksta, taip labai viskas. Tai kur problema, tavo manymu, kur problema yra? Čia dabar kaip tipinis lietuvis pasirodys, kur blogai, bet o tai ką padaryti, kad gerai? Tai nežinau. Finansai, scenarijus, laikas, kas tai yra? Aš manau, kad gal scenarijus, žinai, finansai, tai aš manau, kad šiaip bendrai man lietuviškų filmų išpildymas ir kokybė, tai man jinai faina, tikrai jau taip labai ir visa ten dailė ir šviesos, tikrai viskas gražu, pavyzdžiui, Izaoko pirmas kadras, nežinau, matėtų tą filmą ar ne? Jo. Tas opening visas ilgas, prasme visiškai žinai, bet tada visas filmas po to kadro ir taip man, bent jau asmeniškai taip ir nuėjo, žinai, ir ten tie pakilimai, tai man atrodo, grinai tokie scenarijaus ir gal tos vaidybos. Aš suprantu, kad labai norisi to organiškai ir kad ten ilgos tos pauzės ir ilgai pagalvot, bet kažkaip labai, kai visos scenos tokios pat, man labai taip pritrūksta kažkokio tokio biškį, žinai. Tai manau, kad čia pagrindė jo gal kažkaip scenarijoje ir tame prieime, nes techniškai tai aš manau, kad lietuviai visiškai gali viską daryti ir išpildyti, nežinau. Prasme, filmasgi gali būti net ir kažkoks ten blogiau atrodantis, bet jeigu jo tas visas turinys tau žiauriai įdomus ir kabinantis, tai jis ir gali būti toksai, žinai, trešinis, nežinau. Nemanau, kad tai jau taip, žinai, maišo. Labiau kažkoks yra toksai, kur atsisėda, žinai, ir dabar. Aš manau, kad yra labai didelė problema, tiksliau, aš žinau, kad yra labai didelė problema, kai gauna finansavimą filmam, yra labai didžiulis įpareigojimas padaryti gerai. Nes jeigu tu padarysi kažkaip kitaip, biški gal keiščiau, tada tu nebegausi kito finansavimo. Dėl to visi eina į kažkokį tokį standartą, saugiau, bet kad gauti toliau, žinai, nes filmus vis tiek, jeigu
filmai yra režisierių dalykas. Nu, taip. Ir režisierius, žinai, filmą padaro, kas 4-5 metus. Čia ne serialai, žinai, kad kepsi. Ir realiai jis tuos visus 4 metus ir dirba su scenarium, bet pinigų nėra jų daug. Yeah. Ir kad tu žinai, kad tu negausi kitam savo filmui, jeigu tu padarysi kažkokį. Pavyzdžiui, labai puikus pavyzdys yra Rokas Eltermanas ir jo vienintelis filmas Paskutinė medaus mėnesio diena, kur yra išvažiuoja pora po vestuvių į medaus mėnesį ir juos užpuola zombiai. Lietuviškas filmas. Ir viskas, tai buvo paskutinis jo filmas. Aš mačiau tą filmą, jo premjerą, ten buvo neįtikėtinai juokinga, šmaikštu, kitaip lietuviškam filmui, tai buvo absoliučiai, ką tu sakai, trešas, bet tai buvo kitaip. Bet jis pats išėjo po filmą ir sako, čia turbūt paskutinis filmas, nes man nieks neduos pinigų daugiau. Ir taip ir įvyko. Tai va. Nu jo, liūdna, žinai, kad taip, kad jeigu tai, žinai, jo, šiek tiek slegia ir apriboja tuos režisierius, žinai, tai jo, toks... Kad neleidžia eksperimentuoti, žinai, va tas yra. Nu, nes tu negausi, nes pinigai dideli, žiauriai, čia, žinai, nėra, kad tu dainą išleidi. Nu, va, tas irgi, žinai, su muzika, kad tu, visai kiti finansai, žinai. Bet, tai jo, su filmais, jeigu tu nori, va, kažką kitaip. Nu, va, aš vis dar nemačiau Kaftarazės to naujo filmo, kur ten šiaip labai gražus atsiliepimai. Tai va, įdomu, ar ten būtų, va, ta tokia... Nu, ta dinamika, nežinau, man tos dinamikos trūksta kažkaip tose filmuose. Dinamika atsinaujino 30 metų. Taip, tai dabar visi atsinaujina, visi tiesiog. Bet tu įsivaizduoji, kaip lengva nuskaityti, ar ne? Tu taip žiūri, kai iš šono žiūri. Gerai, mokinukės grįžo, arena pasidarė belie kiek babkių. Ok, gerai, čia, hiperbolė perkalbino, pykšt, belie, ten kelios arenos, belie kiek babkių. Mango. Tai tokia jau čia dinamika sėdi. Obalį taip, žinai, namie valgo, davai grįžtam. Ir viskas, žinai, bet, aš tai kitaip tų grįžimų, tai net nebandau pateisinti, kaip tik dėl to, kad žmonės nedurni, jie supranta, kada tu gali užsidirbti ir kada, jeigu ne dabar, tiesiog grįžti dar vienam koncui, pasilinksminti ir užsidirbti labai daug pinigų. Ir visi grįžta, ir dar dabar dar šitas grįžtagi. Neatsiminsiu tos grupės, bet, žodžiu, dar viena grupė grįžta. Dar viena gera. Tai grįž ir dar, žinok. Dar koks Edmundas turi kokį jubiliejinį padaryti. Tai jis nebuvo išėjęs. Ne, jis nebuvo, bet jisai tai toks jubiliejų. Taip. Beje, man atrodo, ar tai Kučinskas, man atrodo, kažkas man yra sakęs, kad Kučinskas pirmasis padarė Halėj koncertą. Ta prasme, tai buvo arena, žinai, tuo metu. Tai man atrodo, jisai pirmasis. Bet labai, labai gali būti, ta prasme, geras, gražios jo tos dainos ir jis pats toks, tipo. Nu, čia skonio reikalas. Tu čia šlagerių karalius. Aš manau, kad, žinai, tuo metu tai, gražios turbūt tos dainos, Aš nežinau. Tuo metu, kai klausai. Tuo metu, kai kažkur kasetė jungta, kitam bute. Bet jis labai, labai sąmoningas vyrukas, nes buvo toksai šokių festivalis, ten organizavo mano brolis. Jis nešoko. Ir jisai buvo pakvietė jį, žinai, padainuoti, nes buvo irgi kažkokia mada prieš kelis metus, toks, kad į elektronikos muzikos festus, tipo, tarp didžėjų tu pakvieti kažkokį, tipo, tokį old schoolą ir visiems tiesiog nurauna smegenis. Ir jie pasisamdė Edmundą Kučinską, nes jis tuo metu irgi kažkaip biškį buvo dingęs ir kažką. Ir sutiko viską, jis atvarė ir, žiauriai smagu buvo, žinai, visiems, nes ten 2-5 minutės tiesiog savo pagrindinius, žinai, gabalus ir toks, kažkoks toks, užėjo trendas, žinai, toks konceptas, tipo. Ir jis atvarė ir mes su juo backstage šnekam ir jis labai taip malonus viską ir sako, ašgi suprantu, kodėl jis čia mane pasikvietė. Tipo, dėl bajerio, žinai. Jis taip visiškai nuskaitė, žinai. Ne, tai jis nėra durnas. Jo, nėra, žinai, kad jisai toksai galvoja, kad čia, jis sako, ašgi suprantu. Ir, žinai, mes, sako, tipo, ne dėl bajerio, sako, tą ir bandė paaiškinti, kad dabar tiesiog tokia mada užėjo, žmonės nori to, žinai, jauni, klauso, tų, žinai, savo tėvų atlikėjų ir faina, tipo. Ten kažkaip, žinai, paaiškinu, jis toks, nei piktai, nei ką, bet jis toks, žinai, labai realiai supranta savo situaciją, tipo, ir viskas, ir toks galvoja, ir respekt, žinai, nėra kažkaip, kad ten kažkaip nesigaudytų ar kažką galvotų, kad ten kažkaip, nežinau,
Taip, atvarė, ugnis ir ledas sudainavo ir buvo... Dieve. Klausyk, o tau būna taip, kad paskutinė tavo sukurta daina būna mėgstamiausia tuo metu? Jo. Visą laiką taip, ne? Visada, jo. Bet čia, manau, kitaip negali būti, tu kitaip tada neišleisi. Toks. Jo, visiškai. Tada praeina laiko ir tada jau taip, žinai, galvoji, ar čia tikrai šita, ar ne šita. Bet jo, tuo metu tai... Kas šviežiausia, neatsibosta, net grota, tau yra faina jo. Kartais sunku tą neužkepti, žinai, kad parašai dainą ir galvoji, čia pati geriausia. Bet tada, žinai, palauki savaitę ir, gal ir netokia gera. Nes tuo momentu iš vis, kai parašai, galvoji, čia dabar reiktų kažkaip ant greičio daryti, žinai, ir tokį. Bet nemanau. Reikia palaukti, kaip tik palikti, tada grįžti ir jeigu taip pat tave veikia, tai tada tikrai reiškia čia kažką. Tu nesi, ta prasme, nedarai taip kaip Beatlai, kur šovė į galvą ir išleidžia dainą? Kur, tipo, žinai tą dainą, kur apie beždžionės? Paniuniuok, būgė. Blemba, dabar nepaniuniuosiu. Kur McCartney's pamatė 2 beždžionės, kurios užsiėmė seksu ant gatvės. Nežinau, kokios rūšies. O tai čia nėra ta populiari daina labai. Jis čia gal tam Carpool karaoke pasakojo? Aš nežinau, kuris pasakojo, bet aš žinau šitos dainos istoriją, kad jis iškart grįžo namo, parašė tą dainą ir jie iškart įrašė ją. Iškart. Geras. Bet man atrodo, čia kažkuri jų populiari, žinok, daina. Ten iš serijos tų visų. Why don't we do on the road? Kažkas tokio, tipo. Kodėl ir mum taip net nesielgt, žinai, taip. Aš niekada nesakau, žinai, kad ne, bet man atrodo, tiesiog čia grinai yra pajutiminis toksai reikalas. Jeigu kažkada pajusi, žinai, manau, kad, kažkoks toks, čia turbūt kaip ir su visokiom, nežinau, Eurovizijos dainom, kur, ne visi taip daro, bet aš taip vadovas, kad tu kažkaip pajauti. Pajust, kad čia Eurovizija. Jo, man taip atrodo. Žinau, kad daug kas tikrai taip nedaro. Tada daugumos pajautimas labai prastas. Bet aš nekomentuoju, žinai, padaryk geriau, tada ir... Taip, aš irgi, žinai, kai pats taip karts nuo karto pagalvoju, būtų faina pabandyti, tai aš irgi labai tada baigiu visus komentavimus, nes, tu labai greit gali pats atsidurti toj kitoje ekrano pusėje, žinai, ir gauti tą patį komentavimą iš kitų, žinai, tai aš toks savo, aišku, komentuoju, žinai, savo tarp savų, tai visi mes turim nuomonę, savo skonį, stilių, požiūrį, viską, tai... Bet šiaip reikia mokėti pripažinti tą, nes tenai 90% žmonių eina tiesiog pasirodyti. Tai, va būtent. Tai kodėl neit ir to nesakyti? Tai va būtent, kur tu, žinai, tas toksai viešas melas, kur, žinai, ateina ir aš... Čia yra mano geriausia daina, čia aš jaučiu, kad čia mes paimsime Europą, Dabar mano metas, žinai, ir tada iškrenta iš karto. Nepraeina jie etapą. Nes aš tada visą laiką galvoju, kad žiauriai tada sunku tiem žmonėms šiaip turėtų būti gyventi, nes įsivaizduok, jeigu tu taip įtiki savim, žinai, tiesiog paprastam gyvenime tada turėtų žiauriai, jeigu jie tikrai taip kritiškai nemato iš šono, žinai, savęs, ar neturi žmonių, kurie pasakytų, kad, nes tas, man atrodo, tas televizinis toksai melas jau, kad, reikia sakyti, žinai, kad čia pasirodyti pasitikinčių ir čia tokių, kad manifestuot jo, bet jis iki galo neveikia, kai tu ateini ir belia kaip ten nusidainuoja ir kažką, žinai, jau ką tik sakė reportažė, kad mes paimsime Europą, taip. Kažkaip jis realiai save vertint reikėtų, man atrodo, nesakyt, kad, aš bandau čia, bet labai, labai nežinau, kaip bus, taip irgi nereikia, bet kažkaip tiesiog, tipo... Aš labai stebėsiu, kai tu eisi į Euroviziją. Davai. Ką tu šnekėsi? Labai iš tikrųjų įdomu bus. Klausyk, nauja rubrika pas mane yra kvaili klausimai. O? Nors, žinai, ir prieš tai buvo labai jau tipo protingi. Aš turiu 18 kvailų klausimų, tau reikia pasirinkti 5. Ai, iš 18. Taip. Gali tiesiog sakyti skaičių, aš tau užduosiu, po to vėl sakysiu. Ai, supratau, gerai. Iš 18, gerai. Ir toks kvaili klausimai. Iš 18, gerai. 23. Gerai. 7. 7. Tavo gyvenimas pavirsta į kompiuterinį žaidimą. Kokie būtų cheat kodai? O į bet kokį žaidimą? Į bet kokį kompiuterinį žaidimą. Tai gerai, imkim GTA tiesiog, tai tada
Tada... Ne, tavo gyvenimas. Tavo gyvenimas yra kompiuterinis, viskas, tavo gyvenimas pavirto kompiuteriniu žaidimu. Kokie cheat kodai? Belie kiek pinigų. Nu gerai, 3. Nu, Pinigų. Šitas. Nemirtingumas, bet nežinau, ar aš taip. Gerai, tegu būna nemirtingumas. Bet jeigu kada noriu, tai galiu pasakyti, kad atsišaukia kodą. Ar negaliu? Čia trečias, ar ne? Jo. Galiu atšaukti kodus visus. Jo. Ne, ir tada gal dar vienas, kad čia, bet čia iš GTA. Pinigai, nemirtingumas ir ginklai. Ne, žinai, koks būtų geras oras. O, trečias. Nice. Nu gerai. Kitas klausimas, kokį šauni, tik ne 2-3. Gerai, 11. Laiko mašina gali nusikelti į bet kurį istorinį laiką, įvykį ar susitikti su bet kokiu žmogum. Kas tai būtų? Tai čia, aišku, bus, nežinau, koks atsakymas. Nes jau čia taip, jeigu ilgai pamastyčiau, tai sužinočiau tikrai, ką norėčiau, bet dabar, jeigu taip ant greičiaus, gal... Ta prasme, susitikti galėčiau, ne? Arba į įvykį istorinį, Bet kur. arba su žmogum. Turi laiko mašiną, bet turi pasirinkti tik vieną. Gal varyčiau į kokius... Dabar ant greičio, tai taip varyčiau į kokius NBA finalus, kaip buliai su Jordanu. Geras. Laimi. Ir ten visą tą euforiją. O esi matęs tą nuotrauką, 2 nuotraukas, kai Jordanas meta paskutinį metimą savo tą, kur nustumė šitą kaip Russellą, ne Russellą. Gal ir ne. Nustumė ir jis jo paskutinis metimas iš nugaros ir matosi jisai ir žiūrovai. Ir tada LeBrono metimas, kai jisai pagerina Abdul-Jabaro šitą. Ir tada visi žiūrovai prie Jordano žiūri, tipo tokie, o prie LeBrono visi su telefais. Visi. Aš pat Jordano nežinau, jau čia esu matęs, bet LeBrono šitą tai jo, atsimenu, tikrai mačiau, kad visi su telefonais, tik tais Nike šitas vyriausias direktorius, savininkas, nežinau, pirmoje eilėje sėdi ir jis va taip vienas sėdi. Nes jis neturi telefono. Ir buvo parašyta, kad visi tipo filmuoja LeBrono, o šitas Nike žiūri, kad, nes LeBronas gi su ten ružavais ar kokiais Nike'ais, jis kad žiūri, kad jo Nike'ai gražiai čia atrodo. Ir net ne į rankas į kėdus. Ja, tiesiog kėdai, taip galvoju, gera reklama, dabar jau čia eina. Gerai, 3. Numeris 1, tegul būna. Kokius 3 produktus nusipirktum parduotuvėje, kad atkreiptum kasininkės dėmesį? Bliavo, koks įdomus čia. Gerai, taip įsivaizduoju, aš ateinu prie kasos. Kažkaip įsivaizduoju, kad žiauriai daug puodų atsinešu. Kur prisikraunė ir jinai tokia žiūri. Kur visus žinai indus vos ne. Gal jo kažkokio... Tai geras. Gal puodų. Daug puodų. Puodų ir prezervatyvų pakelį. Tada tikrai. Nes tai ant tiek nedėra, kad... Gerai, puodai, prezervatyvų, vienas pakelis ir kas dar? Ir reikia kažką sveikuoliško. Tofu kokį surė ar kažką. Kažką iš to, žinai, jau, kur būna tos dabar lentynos, kur ten, tipo, be cukraus, be glitimo. Kažką iš to, tipo. Kažkokį va tokį, kur galvotų, kas čia vyksta, tipo. Gerai, 4. Va, man kažkodėl, žinok, pagal krepšininkų marškinėlius man tie numeriai eina. Tai 23. Ne, gerai, palauk. Sabonį jau pasakiau, ar ne? Tai tegul būna Old School Bryantas 8. Kiek reiktų viščiukų, kad nugalėtų liūtą? Oho, bet viščiukų tai šitų mažyčių? Mažiukų, geltonų, tų pukuotų. Tai nežinau, 1 milijoną? Ne. Aš nežinau. Čia nėra. Aš tavęs klausiu, lyg žinau. Ne, 1 milijoną? Jo, 1 milijoną. 1 milijoną, okei. Šiaip 1 milijonas per mažai, bet 1 milijonas 2. Jau tada ten gramais persvėrė. Okei. Bet jiegi nieko jam nepadarytų. Jie nėra kaip kokios krusdės, kad ten, žinai, dar kažkas. Nu, blemba, gal. Jisai jas visus taip... Nu, va, aš irgi galvoju.
Bet vis tiek kažkiek galbūt svoris, jeigu užmestum. Ai, Iš fūros užkratai ir jis uždūsta. gali Arba būt žiūrėk, jis ėda ir uždūsta. Nuo suplunkstam. pūkų, Jo, nuo įsivaizduoji? pūkų, jo. Ne, taip čia ir kvaila. Ištrink šitą klausimą. Paskutinis kvailas klausimas. Gerai, tai tegul būna tada 14, ne? 10. Prasidėjo zombio apokalipsė, turi visureigį ir beisbolo lazdą, kur varai iš pradžių. Iš pradžių gal susirinkti maisto atsargų ir tada pas artimuosius? Na, tu tai, gerai. Nu, manau, kad maistą jo. Gerai, bet tą atmetė, ne? Nepagalvojai. Išnaudoja jau pirmam klausimui. Ja, jau čia varyčiau maisto, vandens. O tada jo, pas žmonės. Nes mažiausiai, ką manau noriu per apokalipsę, tai vienas likt. Nu, man taip atrodo. Nes po to kiekvienas krepšti jau viskas. Čia iš to, kur su žibalinė lempa. Jo. Turėjau patirties biškį gyvenime, tai jau geriau tegul Passatas dega. Filmavomės kartu Gaujų karuose ir padarėm tokius personažus, kurie kiekvienoj scenoj nusikeikia. Net scenarijui nebuvo jokio teksto, ten buvo kelios scenos, kur atsimenu vieną, kur mes tiesiog sėdim ir valgom sėmkas, bet mes ir ten sugebėjom nusikeikti, mes išsikėlėm tokį savo uždavinį. Neatsimenu tik tai, kuris ten sezonas Gaujų karų. Nežinau, ką. Bet šiaip jeigu klausot ir tai pažiūrėkit, šiaip visai turėtų būti smagu. O šiaip mėgsti išsikelti savo kažkokius tokius virš uždavinius, kai būni scenai. Nežinau, gal Arba kitiem, nežaidžia tokių žaidimų. Jo, dažniau gal kitiem, bet irgi tai retai būna kokia nors tai nesąmonė, bet būna jo. Turiu vieną spektaklį, tokį bacivis, ten labai daug laiko mes būnam scenoje tiesiog ir galim veikti, ką norim. Tai su savo kursioko Deividu Brevė, jo, mes ten būnam vis kažką vieną spektaklį. Aš buvau prieš tai pavalgęs cepelinų. Ir man kažkaip labai norėjosi riaugėt. Ir aš jam sakau, tau per spektaklį, žinai, riaugėsiu visą laiką, tipo. Jisai, tipo. Ir aš iš tikrųjų, tipo, tik man užeina. Nu, aišku, žinai, kad žiūrovai nematytų, aš tokį ramų. Bet aš visą spektaklį jam. Ir jis turi, žinai, kažkaip, tipo, normaliai išreaguoti, žinai. Tai, toks, atsimenu, bet tokie labiau, kur, žinai, juokingi, ar tu apie tuos ir klausi juokingus, ar tu apie tokius, kur, žinai... Ne, tai ką tu išsikeli, nežinau, čia nuo tavęs priklauso. Jo, šiaip tai jo, labiausiai, jeigu kažką tai padarniuot, o dažniausiai tai, jeigu spektaklį jau daug vaidini, tai vienas būna uždavinys kažką naujo, kažkaip prajuokinti arba save, arba kolegą, žinai. Bet man vis laik toksai, kad kažką kitaip pasakyti, kažką kitaip padaryti, nes labai jaučiasi, kai kažkas vienas kažką kitaip padaro, kiti būna scenoje, tarkim, ir ten turi klausyti ar laukti, visi tik tai scenoje, žinai, ką jis čia kitaip kažką padarė, visi tada įsijungia, žinai. Tai visada šitas yra, kad... Ir nesvarbu, koks bebūtų spektaklis, ar draminis, ar komedijos. Jo. Tiesiog gal draminiam, žinai, kokiam dažniau vis tiek būna, jie netokie kažkokie juokingi, gal tiesiog kažkoks kitoks biški priėjimas, kažkaip kitaip kažką darai, bet ar tekstą, ar kažkokia intencija gal kitokia, ar kitoj vietoj ten kažkaip sugalvoji, žinai, visada gal ten reikia į tai kažkur, kažkoks toks. O komedijose tai jau tada nedaug, aišku, žinai, tų komedijų aš vaidinu dramos teatre, žinai, čia kažkoks toks retesnis atvejis, bet dėl to gal ir smagu padarniuoti toj komedijai labiau, nes jų žymiai mažiau tenka vaidinti. Dar viena tavo pusė yra YouTube video kūrimas. Kada video yra jūsų tokie? Aš prisipažinsiu, ruošdamasis peržiūrėjau ne vieną epizodą. Kas buvo šlykščiausia ir baisiausia? Blemas. Čia du dalykai. Šlykščiausia o kitas baisiausia. Tai šlykščiausia mes ten darėm, man atrodo, vieni pirmųjų buvo, kur mes ten pasigaminom tų šlykščių maistų ir ten kažkaip turėjom, kas prasijuokia valgyti. Tai ten tikrai buvo šlykštų. Man atrodo, ten buvo lašiša su kažkokiais reikalais. Tai tikrai buvo labai šlykštų ir šlykščiausia. Lašišos mūtis, man atrodo. Jo, ir tu jį privemi ir tada tu jau kitą kartą tik pažiūri į tą kibirą ir ten tas visas kvapas. Ir, tai čia vienareikšmiškai šlykščiausias reikalas.
O koks kitas? Baisiausia. Baisiausias tai buvo man, kai galvojau, kad jau reiks kviestis greitąją dėl to, kad skrandį išsideginau su maistu, su tuo burgeriu. Mėsainiu? Jo, su tuo burgeriu man buvo labai jau ten blogai, nes aš po to grįžau namo, tai jau tokie spazmai prasidėjo. Aš vienas kaip tik buvau galvoju, tikrai reikia kviesti greitai, nes nebežinau, kas daros man. Aš ten gulėjau ant šaltų plytelių nuogų pilvų, kad tik tais praeitų, nes ten iki drebėjimo jau man buvo. O tai tau praėjo ar kažką? Praėjo, jo, aš paskiau nuvariau tiesiog į degalinę, nusipirkau ten gal keturis, gal 5 plombyrinius ledus tiesiog šaltus, zefyrų, viską susikišau ir kažkaip atvėsino viską matyti ir praėjo. Bet skrandį būtent, tu taip manai. Yes. Nu, čia jo. Mhm. Visiškai tipo. Nu, aš tiesiog galvoju, einu, pabandau, jeigu nepraeis, nu, tada jau kreipsiu, žinai. Bet suvariau tuos ir viskas praėjo. Paskiau taip tik atsirūksti ir taip dar akise net akis tik pašaroja dar, nes dar tas aštrumas visus toks išeina. Bet po to karto viskas, aš kažkaip jau sakau, davai stabdom, nes, nu, žinai, kam man dėl ten tų 10 000 peržiūrų, žinai, gadintis taip savo sveikatą ir turėti paskiau ten problemų, žinai. Bet jūs dar po to darėt aštrius šotus. Jo, aštrius šotus, tai ten, bet jau aš jau atsiklausiau ir aš ten kažkurio, man atrodo, jeigu teisingai pamenu, jau net neėmiau, nes man jau taip biški, žinai, aš jau po to jau jausdavau, kada jau, okei, čia jau bus, ne, sakau, ne, nes tiesiog jau nebeverta, žinai, nes nugriaužia žiauriai, tipo, tau degina ten viską, tai, bet tas aštrus kokteilis tai buvo žiauriai skanus. Tai žinai, aštrumas tas vėl, tu vis laik pasakai aštrus ir atrodo, kad jau bus žiauriai aštru, bet tas aštrumas visiems skirtingas ir, nu, kas aštru, tai tas burgeris tikrai labai aštru. Nu, arba tas kebabas, daug šiaip, bet ten, pavyzdžiui, indiškas maistas, tai, nu, nėra jau ten toks aštrus, žinai. Bet jo, šitas tai buvo baisiausias, kurio tai biški Bet aštrus maistas aštrumą pajauti 2 kartus. Jo, tai po to jau ten 2-3 dienos tai važiuoja gerai pro kitus galus. O kokteiliai? Nes pats kokteilių meistras sakė, kad sisioti smagu. Jo, bet kažkaip lygtais nebuvo, žinok. Nebuvo, ne? Kiek pamenu, lyg nebuvo, jo. Kažkaip. Arba jam tik tai taip išeina. Gal jo yra kažkoks. Nes šiaip jisai burgerį, kai valgys, labai ramiai valgys. O, jisai tai visiškai easy. O tu mėgėjęs Hot Ones pažiūrėti? Labai faina laida. Labai juokinga ta ironija tokia, kur jie jau ten visi verkia, žinai, ir klausia tiesiog kažką labai ramiai. Ir jie labai gera pokalbė. Ir labai, žinai, kur atrodo liūdniausia gyvenimo istorija, tai papasakoja ten ir paklausia dar kokį nors iš esmės apie gerą kokį dalyką. Nu, ten. Nežinau, ar toks buvo, bet žinai, ten apie kokias vestuvės. Ir ten visas apsiverkės, jo, žinai, kur kaip liūdniausia savo istoriją pasakot. O tu esi matęs tą seriją, kur atvarė toks pipirų augintojas ir kuris, bet čia, man atrodo, neseniai buvo. Nemačiau. Atvarė ir jie kaip čia, neišrado, užaugino, išveisė patį, duok aš tau pilsiu, ne? Na. Girdžiu kažko balsas toks. Dėkui. Cypė kur. Išrado, užaugino, išveisė patį aštriausią pipirą pasaulyje. Okay. Nemačiau. Nes jie veisė ir ten, žodžiu, ir jie ragavo tą pipirą. Ir pasikvietė tą bičą, kažkokį Daną, Rolandą, su kuriuo irgi kažkokį darė kolebą, jis irgi valgo labai pipirus. Ir jie valgė tuos pipirus. Ir man taip gaila jų buvo. Brema, reiks grįžti. Žiūrint, jūs su šitą, kaip jūs mėsainį valgėt, irgi buvo toks, kur lemą galvoju. Bet gerai, kad mums pasakė, kad užteks vieno, žinai, nes mes norėjome iš pradžių 2 užsisakyti ir vos ne pusę suvalgyti. Tai, ta prasme, o mes valgėm 1/4 burgerio. Ir man ten, man blogiausiai buvo jo, bet man dabar jau, aš nenoriu tų kai kurių ten, tas The Bomb, kur yra padažas ir The Hot Ones. Jau nuo šito, aš jau šitų ir į viršų, ten tas Carolina Reaperio, aš jau šitų net nenoriu, nes man tiesiog vimdo, nes jie bele kaip šlykštus yra. Jie tiesiog yra žiauriai neskanus. Šiaip tu jo kaip padažo net nenorėtum, nes jis tiesiog šlykštus yra, ten kažkoks actas. Ta prasme, jokio skonio, tiesiog šlykštynė ir viskas, žinai, kuri duoda tau aštrumą. Tai aš tiesiog net užuodžiu, jeigu šitą viskas, žinau, kad aš jau pagal kvapą skiriu, kad ne, šitas tai ne, nes... Aš neįsivaizduoju, kaip Hot Ones vedėjas aš tai nežinau. Tiek sezonų. Bet jis gal kaip šitas aštrus savininkas, jam fainai gal. Bet jis matosi, kad jam skauda. Bet
aš manau, kad jis kažką daro dėl to vėliau su skrandžiu. Nu, turiu omeny, kažkaip gydosi reikalus ir, manau, prisižiūri savo sveikatą, žinai jau, nes kitaip tiesiog, blogai bus, jeigu neseksi savo, manau, vidaus tenais, valgydamas tokius dalykus, žinai. Nu jo. Arba jisai feikina, kaip sako, bet jis tikrai nefeikina. Nu nepanašu, nes kai ašaros bėga ten jau. Bet jo, jisai gerai laikosi šiaip. Arba pas jį nebėra skrandžių išoperuotas. Kiaurės šlangutės pajungtos. Tiesiog iškrenta ant kėdės. Kėdės skylė padaryta ir tiesiog iškrenta. Taip, žinai, kur akyliai žiūrovai pamato, kad uždengta kartu ir kojos su stalu. Tipo. Žodžiu, atėjom prie galo. Okay. Kiek čia galim nusišnekėti? Šiaip tai kalbam visai jau. Žiauriai ilgai šnekam. Ilgai. Blitz klausimai galui. Gerai. Visą laiką standartiškai iš laidos The Actor Studio. Ar tu pasiruošęs? Taip. Atsakyti turi greit. Gerai. Pabandysiu šį kartą tikrai jau taip negalvoti. Ne, tu blitz gerai varai. Gerai. Koks tavo mėgstamiausias žodis? Žiauriai gerai varau. Žodis. Labas. Koks tavo nemėgstamiausias žodis? Ne. Kas tave užveda kūrybiškai, emociškai, dvasiškai? Žmonės. Kas numuša, išjungia visus šitus dalykus? Buitis. Koks tavo mėgstamiausias keiksmažodis? Nachui. Kokį garsą tu labiausiai mėgsti? Greitai. Garsą. Jūra. Kokio garso nekenti? Sirena. Kokią profesiją be savo norėtum išbandyti? Kulinaras. Kokios profesijos tikrai nenorėtum išbandyti? Advokatas. Jeigu rojus egzistuoja, ką norėtum, kad Dievas tau pasakytų, kai ateitum prie dangaus vartų? Ką tu? Ir tada gal dar kažką reiktų išmintingesnį. Nežinau iš tikrųjų. Ką tu, jo. Kaip sekasi? Bet tokį, žinai, Dievui turėtum nors širdžiai atsakyti, kaip sekasi, o ne tas, kaip būna sutinki gatvėje žmogų. Kaip tu, kaip sekas, gerai, kaip tau gerai. Tai sustiksim kada. Ne šitas, o kad, žinai, toks po sparnu. Tai kaip tau sekasi. Žinai, tokia. Ir kad galėtum pasakyti viską, kas ant širdies. Ačiū, kad šiandien atėjai. Ačiū labai, kad pakvietei. Labai smagu. Daug tau sėkmės, ypač muzikai, o kaip aktorystai, tai ten tu vis tiek darai viską iš fun. Tas labiausiai, man atrodo, ir veža, ir tas yra tikrai faina. Ir manau, kad žiūrovas tą pastebi, žinai, kai žmogus ar iš kančios eina, ar iš pozityvo. Tai tas labai faina. Ačiū visiems, kas klausėt, kas išklausėt iki galo. Nori ką nors žmonėm perduoti? Palinkėti? Jo, gal, kad... ačiū visiems tikrai, kas išklausėt. Ir ačiū, kad tu sugalvojai tokį formatą, pasikvieti kolegas. Tai visada smagu yra pakalbėti, žinai. O klausytojam, kas klausys, tai linkiu tiesiog kažkaip irgi, kad būtų gražios tos dienos, kad ir kaip čia viskas aplink mūsų pasaulyje vyksta, kažkaip stengtis judėti į priekį, daryti, atjausti visus, mylėti save, artimus ir linkiu visiems tikrai gražaus oro, saulės ir laimės. Ačiū. Ok, chebryte, iki susitiksim, susiklausysim kitur, kažkada, kitom aplinkybėm. Jo. Jurbarkas sako, ate. Svarbiausia, kad jokio karo. Sėkmės visiems.